Tai dabar tiesiog natūraliai noriu tas paklausti. Kada šitie, pavyzdžiui, daiktai važiuos į Ukrainą? Kada šitie daiktai važiuos į Ukrainą? Šitie daiktai važiuos iš esmės 2 mėnesių bėgė. Čia iš po truputį, ne? Jo, po truputį, nes tikslas yra paprastas. Kad nebūtų užgrūsti sandėliai pas pačius ukrainiečius, o būtų, kaip, pavyzdžiui, dovanojam džipą kokį, tai dedant įvairius daiktus į tą džipuką galima įdėti ką? Tai galima įdėti, dažniausiai tradiciškai įdedam tinklus, kurie saugo nuo ruskio akių. Taip pat dedam higienos, dantų pastos, medikamentų, įvairių, taip pat dedam įvairių kitų dalykų, tai yra, pavyzdžiui, įvairios paskirties higienos ir aišku tuo pačiu maisto. Nes atrodo, čia tas maistas, kam jisai ten reikalingas, jeigu patys ukrainiečiai tikrai jo turi, bet pačioj karo zonoje, kai tu jau kariauji, tai užpilama košė ar dar kažkas, tai yra labai labai geras dalykas ir jau taip gaunasi, kad tie ukrainiečiai kareivukai, pas kuriuos atvažiuojam antrą kartą, jie jau labai labai laukia, gaunasi kaip narkotiko, pripratę jau. Okay. Nu ką, jaučiu ir pradėsim, ne? Startuojam. Žiūriu, geriau to kafeino galėtų paremti, ne? Nieko, jeigu neparems kitą kartą, pirksim. Reklamos sprendimai įrems. Arba baigrunkis. Ką, sveikučiai, antras kartas susitinkam naujam mūsų podcastėlį. Ir šiandien neįprasta vieta pas Karolį, tokiuose kaip ir namuose. Tai esam požeminiai perėjai, dabar čia šalia žmonės vaikšto. Mes jaučiuos kaip realybės šou akvariumas buvo, ne? Visi gali pamojuoti. Čia yra požeminė perėja, jungianti vieną ir kitą pusę Konstitucijos prospekto. Ir čia yra trečiasis štabukas, kurį mes turėjom. Tai buvo pirmasis, tai mano ofiso patalpose, kurias nuomavaus iš Vilniaus miesto savivaldybės pirmame aukšte. Tai ten buvo, pasgi paminikai, irgi buvo atėjęs kelis kartus. Po to buvo pėsčiųjų perėjos prieš rekonstrukciją, buvo kitos patalpos. Ir dabar jau čia yra trečios patalpos, kuriuose mes renkame ir saugojame paramą, kurią turime, kurios yra nemažai, kurios rautas vis dar yra, kuris yra paruoštas išvažiavimui tiesiai į Ukrainą, tiesiai į frontą. Norėtus didesnio turbūt. Visada įsitraukimo. Bet yra kaip yra, džiaugiuosi tuo, kad už mūsų nugaros ir priešais mūsų akis yra dar tikrai didelis kiekis, ką galima vežti. Čia grubiai tariant, kad taip įsivaizduoti, tai maždaug kažkur 5-6 dar pilnutėlė didieji mikriukai galėtų būti. Tai jeigu, tarkim, kaip pačioje karo pradžioje veždavome pagrindę civiliam, tai tiem, kurie karo pabėgėliai būdavo, arba deokupuotų teritorijų gyventojams, tai čia buvo pati svarbiausia parama, nes jie neturėdavo parduotuvių, viskas buvo išgraibstyta ir kelis mėnesius jie buvo Ruso priežiūrai. Tai šita parama tai yra maistas, higiena, įvairūs medikamentai, įvairūs drabužiai ir dar kažkas. Tai čia būdavo labai 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 svarbi parama. Dabar to nedarom, daugiau dabar darom su kariškiais, kurie yra pirmose linijose, kuriem visas tas dalykas, kuris yra aplink mus, yra labai labai reikalingas. Okay. Nu tai super, kad Karolius ėmė tokiais šauniais žygdarbiais. Kviečiu ir visus žmonės, kas nori prisidėti prie Karolio, kaip pats geriau rekvizitus pasaky, kaip prisidėti prie tavo kelionių, prie tavo vežimo. Prie mano kelionių, misijų ir važiavimų tiesiai į Ukrainą, tai galite važiuoti tiesiai. Man parašė dažniausiai, tai yra pats paprasčiausias dalykas. Aš paklausiu, ką mokat, kuo galėtumėte prisidėti, nes vien tik tais važiuoti ir mano sąskaita gyventi būti, tai žinokit, taip nebus. Nes esu išvežęs virš 400 savanorių, maždaug yra toksai kiekis, kuriuos esu išvežęs į Ukrainą, kurie pamatė yra tą karo neteisybę, karo realybę. Ir dabar yra noras, ne tai kad noras, bet tiesiu toliau tą veiklą. Tai važiuosiu dabar sekantį kartą, tai 80 kartą pats asmeniškai skaičiuoju, o iš visos organizavęs esu ekspedicijų, misijų, kelionių, išvykų, kaip ten pavadinsi, taip nepagadinsi, daugiau negu 160. Tai toks kiekis yra, kiekis yra labai didelis. Tai kaip pagalvoju, virš 160 misijų suorganizuoti, sudėlioti yra labai daug. Okay, tai kaip kiti prieš savo laidas papasakoja, kas juos remia, žinai, tai mes papasakojam, kadangi mūsų nieks neremia, mes esame... Patys save remia. Jo, remia, aišku, burnių ūkius. Tai pirkit burnių ūkį, neturim jokios produkcijos dabar. Tai jeigu neturit ką pirkti, tai pirkit pas mane. Jo, tai jei norit paremti, geriau prisidėkit prie
prie šitų kelionių į Ukrainą, tikrai padėsit žmonėm, nes aš ten mačiau, man keldavai ten vaizdo įrašus, tikrai žmonės ten akyse, kai atveža ten kažko, ar kad ir to pačio maisto, ten higienos, kur turbūt fronto linijose ten sudėtinga gauti, ten turbūt maksimum sunkvežimiai nevažiuoja ten. Tikrai taip, ir mes supraskime vieną dalyką, kad tie kareiviai, kurie gauna tą paramą, tai jų algos dėl infliacijos ir dėl iškilusios, nukritusio gryvinos kurso, Ukrainos valiutos, tai jų algos yra dabar, pažiūrėjau, keli lietuviai kariauja, tai nuo 600 iki 800 eurų per mėnesį jie gauna tokią išmoką už kariavimą, už rizikavimą saugybę, tai jiem galų galia tas automobilių pirkimas, remontas, maistas, drabužiai, higiena, kariaujant tų išlaidų yra labai labai daug ir tu dabar turi daryti taip, kad dabar perku ir keliauju kariauti, nes ten nėra taip, kad tu taupysi, susitaupysi, leasingą paskolą paimsi, ne, tikrai ne. Ir turėkite omeny, kad tie žmonės yra labai labai rizikos grupėje, nes neįgalumo pašalpa yra nuo 14 eurų per mėnesį. Jeigu, tarkim, netenki kojos rankos, tai yra 14 eurų. Tai įsivaizduokit tie žmonės, kurie gina mus nuo ruskio, tai jeigu jie netenka galūnės ar dar ko nors ir tampa neįgalų žmonės, tai jie gauna 14 eurų per mėnesį rentą. Tai patys galite įsivaizduoti, kokia yra rizika ir kokia yra parama ir pagalba yra didelė, kai tu nuveži tiesiai kareiviui ar karo pabėgėliui duodi tą dalyką, nes esu tas žmogus, kuris Ukrainoje buvęs pagal laiką, tai iš 3 su viršų metų, čia daug kas taip yra pažįstami paskaičiavę, kad lygiai metus esu praleidęs kelyje Ukrainoje. Į Ukrainą, aplink Ukrainą. Tai čia yra toks, kitaip sakant, daug. Kitaip sakant, daug. Ką, gerai, ir turbūt prieinam prie tų temų, dėl kurių čia labiausiai susirinkom, kas supratau, kad domina žmonės, nes padarėm tą apklausėlę, ar reikia antro epizodo ar ne, praėjo pusantro mėnesio. Surinkom 3000 peržiūrų, kas, manau, visai neblogai, jeigu 3000 žmonių prisėdo, pažiūrėjo, reiškia kažkam įdomu, tai kodėl dar kartą nepadaryti. Padarėm apklausą, 99% paspaudė, kad reikia daryti. Ir 1% turbūt nuslydo pirštas. Tai vadė taip. Ja, tai šiandien galvoju, pasiliksim pabaigai klausimus atsakymus. O dabar tiesiog pakalbėsim turbūt, kas žmonėm aktualios ir turbūt kokią temą labiausiai norisi paliesti, tai šitą visą situaciją su JAV karių nelaimė, kuri baigėsi tragiškai ir kaip su tuo susidarojo tiek Lietuvos, taip pasakysiu, žiniasklaida, tiek Lietuvos žmonės, jų tas visas informacinis fonas, nes buvo iš pradžių jie šiek tiek paklaidinti ir kaip su pačia operacija, kaip viskas vyko, tai pradžiai gal aš ką galvoju apie visą šitą pasakysiu, tada kad tu ką mastai, tai aš, kai tik atsitiko šitą nelaimę, pradžioje buvo toks, sakyčiau, komunikacinis vakumas, pradėjo portalai skirtingi rašyti, kad dingo kariai, ten kitur vienur rašė 3, kitur 4 ir niekur nerašė, kas vyksta, tiesiog kad dingo. Tada pradėjo dar kita komunikacinė krizė, vieni portalai pradėjo rašyti, kad kariai žuvo, net NATO vadovas paskelbė, kad žuvo, tada atėjo kita informacija, išėjo mūsų krašto apsaugos ministrė, kariuomenės atstovai ir sako, kariai nežuvo, jie dingo, jie yra ieškomi, negalim žinot, kas jiems atsitiko, tada paaiškėjo, kad tikriausiai mašinai važiavo į pelkę šarvuotis M88 ir tada vėl prasidėjo, tai gal kariai iššoko, gal jie slapstosi miškuose, tuo pačiu metu Baltarusija leidžia propagandinę žinią, kad kirto amerikietis jų sieną ir yra sulaikytas. Tai labai tokių buvo neiškumų, bet po to išėjo kariuomenės vadas, išėjo kiti kariuomenės vadai, kurie, manau, puikiai komunikavo, nesumatęs, kad tokia gelbėjimo operacija būtų taip aiškiai nušviečiama, sukviesti žurnalistai, galėjo filmuoti operacijos vietą, interviu karts nuo karto, tai krašto apsaugos ministrė duoda, tai prezidentas, tai gelbėjimo vadas, tai vėliau viskas vyko, sakyčiau, komunikaciškai labai sklandžiai, man patiko viskas, kaip vyko. Ir dar ko labai džiaugiuosi, aš kadangi mano kariuomenės draugai
dirbo toj vietoje gelbėjimo, tai tarkim, kai rado karius, aš sužinojau prieš 3 valandas, negu buvo paskelbtas spaudoj. Su savo artimaisiais ten pasidalinau, nes vis tiek buvo visiems svarbu, buvom įsitempę, kaip ten viskas vyks. Žinau viską, kur jie buvo rasti, 3, žinau, kad dar vienas nerastas ir mūsų viešoji spaudoj. Net nebejoju, kad vis tiek toj per gelbėjimo operaciją ten buvo daug žmonių, galėjo būti vėl ten kitų pažįstamų, bet visos spaudos priemonės palaukė to bendro viešo kariuomenės pareiškimo, nenorėjo vėl daryti to chaoso tokio informacinio, kad vieni skelbia, kad šaltiniai skelbia, kad radom 3, kiti neskelbia, tai visi išlaukė tas 3 valandas, kol paskelbė oficialiai kariuomenė, tada tuo ir pasidalino. Tai va čia... Skelbė Amerika. Taip. Tai jie buvo sutarę, kad Amerika, čia Amerikos kariai, Amerikos buvo tos pratybom vadovavo amerikiečiai, tai turbūt toks ir protokolas ir prašymas. Jeigu tos valstybės armijos kariai žūsta ar kažkokia nelaimė vyksta, tai jie turi visada pirmumo teisę į pranešimą. Tai va, tai viskas šitas man labai patiko. Ir nes aš labai dažnai, čia praėjusią savaitę irgi dalinausi, TV3 portale buvo naujiena Trumpo nuotrauka, antraštė raudonas mygtukas jau paspaustas ir ten komentaras pagrindinis, kad visi mano, kad tai greičiausiai artėja pabaiga, pasidalinau Instagram'e, kai kurie šitoj visoje svarbioje geopolitiniai situacijai sugeba parašyti tokius straipsnius, taip pat žiūriu, tai yra veiksmas prieš mūsų piliečius, tai yra panikos chaoso kelimas. Tai aš nesuprantu, kodėl, ar tai logiška daroma dėl pinigų, dėl paspaudimų, bet nemanau, kad tai yra žmogiška, tai turėtų liautis tokios visos antraštės. Čia yra trumpalaikis veiksmas, kuris tiesiog sutraukia dėmesį, jeigu tu pasakysi kažkokią sensaciją, kuri yra įdomesnė, skandalingesnė, negu kad prieš tai buvusi kažkur skleista. Tai faktas, kad turėsi daugiau dėmesio, daugiau viskų reikalų ir linkėjimai bardako merginai, kuri būdelį susilaukia. Tai jeigu aš įsivaizduoju, jeigu būtų kariai ir jos būdelės kanalas, tai aš manau, kad... Tai viskas gerai. Apie tokias labai gerai tegu rašo, nes ir tos būdelių merginos minta tuo dėmesiu ir žurnalistai minta paspaudimais. Tai va čia yra bendra sąjunga, kuri prašom. Arba mano yra nuo vaikystės draugė Karolina Meskina. Dabar įsiskyrė, čia 2 žmonių yra reikalas absoliučiai. Dabar kiekviena, taip jinai viešas ten asmuo dirba, iš to turbūt uždirba viešo erdvėje, kad rodosi, pasako kažkokį žodį, žurnalistai paima frazę, kas valandą kelia, tą pasakė, ten jos buvęs vyras, arba, nežinau, turbūt nesusituokė, aišku, buvo. Buvęs jos dainą parašo, išima iš konteksto dainą parašo kaip antraštę. Ir vėlgi, čia yra mūsų pilietis ir jinai paprašė, neberašykite apie mane viešai. Ne vis tiek. Kiti sakys, čia tokia viešumo kaina. Tai gerai, rašykite, jinai nuvažiavo ten į koncertą, jinai buvo pastebėta ten mieste, bet kam apie 2, taigi skaudu turėtų būti žmonėm. 2. Aiškiai, visi esame skirybų, tai čia yra kaip yra. Ypač yra mažas vaikas, tas vaikas visada vėliau skaitys, gali bet kada internete viską rasti. Štai yra šeimos, vis tiek, skirybos yra šeimos nelaimė, reikia leisti tiem žmonėm patiems įsiaiškinti, patiems spręsti, o žurnalistai vėl nori misti tais laikais ir lenda į kito žmogaus asmeninį gyvenimą. Nes tas viešas asmuo nereiškia, kad tu jį gali ten jau valgyti, daryti, kas tai nepatinka, arba ignoruoti jo prašymus to nedaryti. Tai šitas man labai nepatinka, bet sakau, tai šituo atveju žurnalistai gerai sudirbo ir dėl tos pačios nelaimės, kaip tu galvoji, Karoli, kas visgi įvyko, dar aišku, lauksim tyrimo išvados, kai paaiškės daugiau, bet kas tavo nuomonė? Kadangi pats turiu 4 ir kartais su motociklais enduro pasivažinėjau, tai puikiai žinau, ką reiškia įsmigti į pelkę. Tiesiog važiuoji tiesiai ir tu matai pelkę, bet tu ne visada matai, kad tenais yra vanduo, kažkas tenais ir tu ne visada gali iš akių. To kaip bala, ne? Kad bus ten, dar mačiau vėlienos biškį matosi. Kažkokia klampynė, kažkas tenais ir taip toliau ir panašiai. Ir tu tiesiog nematai to dalyko ir tu galvoji, per daug pasitikė savimi ir per daug galbūt nežinai, kas ten galėtų būti. Ir net nebijoju, kad tie patys amerikiečiai, jie nepratę prie tokio grunto per daug, nes jie dažniausiai prie smėlio pripratę. Jie tose vietose dažniausiai kariauja ir atlieka. Lietuviškos pelkės. Lietuviška pelkė jiem yra naujoji egzotika. Tai jie tiesiog važiavo ir viskas. Ir turime tokį reikalą. Ir aš galiu pasakyti dar vieną dalyką iš savo profesinės pusės.
prie Ozo, žinai, kur yra Ozo parkas ir yra tenais dabar parkelis ir tenais yra ežeriukai tokie. Jo, tai toj vietoj, kad jūs įsivaizduotumėte, buvo pelkėta vietovė ir mes projektavome tvenkinius tenais ir parką darėm, tai kai kasė sapropelį tą sluoksnį, kuris apgauna ir atrodo, kad jis yra pač viršui, o iš tikrųjų tenais po apačią yra ta pliurzda, tai 15 metrų gylio buvo pelkėta vietovė. Ta šlapės sluoksnis buvo. Wow. Tai galima įsivaizduoti, kaip čia, pavyzdžiui, irgi tu važiuoji su ta M88, kuris 70 tonų. Ir čia nėra keturratis, tai nėra enduro motociklas, tai yra tiesiog sunki dėžė, kuri tiesiog jokių amfibinių savybių neturinti. Jinai tiesiog paima... Skendimo savybių, greičiau turi metalas. Akmenuko savybių turinti dėžė tokia su vikšrais. Jinai tiesiog važiavo ir įvažiavo. Tai ten, aišku, ten sakymai, kad ten atsidarys ir liuką, ten išsibėgios, išsiplauks ar dar kas, tai čia yra didžiausia klaidinga. Nes... Geriausiai parodė dėl tų liukų, kai važiavo traukti šitą mašiną, jinai važiavo taip, kaip šitos mašinos važiuoja taikos metu, ne karo. Atsidarė liukai ir visada vadas būna išlindęs ir dar du šalia irgi buvo galvas iškišę, tai įsivaizduokė, čia mes viskai spekuliuojam, tai nebūtinai taip buvo situacija, tikrai, manau, paaiškins mums situaciją. Viena iš daugybės versijų. Taip, bet aš įsivaizduočiau, kad galėjo važiuoti, paspausti, kad čia bus tokia kaip ir kalbėjai, tokia mini balutė, paspausim gaziuką, pravažiuosim, spaudai, kokiu greičiu jinai pradėjo smigti, tai aš kadangi žinau iš ten žmonių buvusių, kokioj pozicijai buvo rastas ir tas žmogus, kuris per liuką greičiausiai buvo išlindęs, tai ten buvo viskas labai greit turėjo vykti. Sekundžių. Taip, o tie, kas buvo rasti viduj, 2 žmonės pačiam, tai išvis, iškart mašina paniro, visiška tamsa, chaosas, panika, tie žmonės, taip, jie kareiviai, bet jie irgi žmonės ir jiem po ten 20 kelis metus buvo visi labai jauni, tai kaip į tave pradeda didžiuliu greičiu smelktis tas viskas vanduo, purvas, šaltas, tamsa, tu net nematai, kur tas jauliukas po to ir čia, aš manau, kad čia buvo sekundžių reikalas, kai jau panika įkvėpė vandens ir viskas, Ir šiaip labai galima pažiūrėti, kad ganėtinai profesionaliai, kaip pats buvo įminėjęs, visą operaciją atlikta buvo ir labai skaudu matyti visokias konspiracinės teorijas, kurios yra iš visokių keistų kanalų ateina, patys žinom iš kokių. Tai ten... Wow specialistai susirinkę. Jo, ten yra wow specialistai, mokslo žmonės ten susirinkę ir jie tokia sukuria tas teorijas, tai gal geriau kartais patikėti specialistų šnekom, o ne ir specialistų gautais rezultatais, o ne iš karto kaltinti ir vos ne viskas yra blogai ir kaip čia pas mus yra blogai valstybei. Nors esam tikrai, viskas pas mus yra gerai. Ir jie susikviečia tokius akivaizdžiai užstalės draugus ir prirašo prie jų buvęs nardymo ten čempionas, instruktorius, dirbęs ten sovietiniai kariuomeniai nardymo ir pasakoja ten, čia joks naras negali nerti į tokią pelkę, jinai ten per klampi, ten technologijų tokių nėra, tik Rusijai, jie kalba, kad tik Rusijai tokios technologijos buvo. Kaip sakant, jie yra tokio lygio burtininkai, tokio lygio žiniuoniai, kad net skaudu klausyti ir kai tenka bendrauti ir su tais pačiais ministrais, viceministrais ar kitais specialistais, kurie tikrai turi tą informaciją šviežesnė ir naujesnė ir technologinių atžvilgių mato, kaip viskas vyksta, tai ir amerikiečiai savo tą nardymo įrangą. Ir aš mačiau nuotraukas, kaip amerikiečiai išsidėjo to nardymo lipą į tą pelkę. Čia žmonės įsivaizduoja, kaip jiem jausis, nes ne tik amerikiečiai, lietuviai, tai jie ten pasiekė, jeigu juos to žinios, jie rizikavo realiai savo gyvybę. Visiškai. Į pelkę nerti, ten vieną visiškai nieko nematai. Dizelis, kuris pradeda tau visą griaužti. Jo, ten aišku, aš manau, jie buvo pririšti ten virvėm. Tai be abejo, kad neprasmigtų, bet vis tiek didelė rizika, tiek pavojus sveikatai, gyvybei. Ir po to ateina visi žiniuoniai ten su savo žiniom. Įdomiausia, kad aš patikrinau ten Facebook'ose, kad tikri profiliai. Tikrai, akivaizdu, ten turi nuotraukas ir 17 metais pradirbė ten kur nors ar užsienį, kiti akivaizdžiai ten iš glūdumų kažkur Lietuvos. Atsiprašau. Čia štabukas nešildomas. Tikrai ne. Parama, kaip matom, nesudegė šildomas. Tai va, tai...
Tai tikrai šitas dalykas, kad labai mane nuliūdino. Matyt, buvo kažkur paleista labai investuota į tą dezinformacinę bombą, nes pirmą dieną iškart tas pasirodė visur naujienos po šito, tik įvykus ir pradedant rašyti, kad greičiausiai žuvo. Visi prasidėjo, kad dabar NATO išeina iš Lietuvos, NATO išeina iš Europos, NATO kariai čia nesaugus. Viskam čia šakės. Baimės įėjimas ir pasakojimas kažkokių pasakėčių legendų, o kai matėm iš rezultato, tai dažniausiai nelaimės suartina, nelaimės priartina, nelaimės sutelkia žmonės, tai matėm iš to rezultato, kad tų 4 žmonių, kurie atvažiavo čia pratybose būti, kurie iš esmės iš dalies ir gina mūsų Lietuvos trispalvę, būdami visiškai iš kitos šalies, matėt, kad jie irgi nėra gryna krauja amerikiečiai iš tų žmonių. Tai visa šita nelaimė suartino mūsų krašto apsaugos ministeriją ir visą tą aplinką su Amerikos atitinkomis institucijomis. Tai čia tas dalykas iš tikrųjų yra puikus pavyzdys, kad ir kiek propagandistai ar ten tie žiniuoniai išnekėtų ir aiškintų, kaip čia viskas tragiškai blogai, bet turėkime omeny, kad visa tai pavyko, tai kad mūsų profesionalumo dėka, lietuvių profesionalumo dėka, išsivystė į tai, kad labai turime gražią istoriją, nors aišku dėja, bet jinai yra nelaiminga. Bet turime rezultatą, kuris yra gražus. Operacija padaryta, operacija įvykdyta, dėja tik tais -4. Tai aš savo Instagram'e lygiai tokio panašią, ką tu pasakė, žinai, parašiau 2 valandom praėjus tik po žinios, kad dingo kariai. Parašiau, jūs dabar nepasiduokit, dabar bus bandymų kažką iš Rusijos pusės, dezinformacijas skleis, kad čia vėl nepasitikėjimas NATO, nepasitikėjimas Amerika. Ir sakau, stebėkit, kad šitoje situacijoje absoliučiai nebus politizuotas. Ir, aišku, viskas statistika ten pasigilinau, kad ten per dieną vos ne 4 JAV kariai vidutiniškai žūsta pasaulyje, ne nuo karinių, aišku, pratybų tiesiog metu. Jo. Tai įsivaizduok, tai irgi parašiau, sakau, nusiraminkit, žiūrėkit, viskas atvirkščiai gausis, tik neduokit rusam šitų panikos jo peno, kad jie galėtų kažką daryti. Kas vėliau sekė, taip ir atsitiko. Ir tada aš pradėjau vėl rašyti, ką tie propagandistai sako. Jau suprato, kad šitas nepavyks, nes Amerika nedavė jam jokio peno, niekas nekalbėjo, nei ten Trump administracija, nei Trumpas, kad čia kaltinam kažką, nes visgi tai buvo 2 mėnesius kariai, tai buvo Amerikos pratybos, vadovavo amerikiečiai pratybom, už maršrutus buvo atsakingi amerikiečiai, už lydėjimą, jeigu turėjo būti lydinčioji mašina, buvo atsakingi amerikiečiai. Lietuva buvo ne prie ko, tie žmonės yra pasamdyti, kariai, jie gauna neblogus tikrai atlyginimus, jie bazuojasi čia Lietuvoje. Ir dėl to saugumo, jeigu tu esi karys, tai tau saugu, bet kokiu atveju, kad ir nėra karo, nebus, tu dirbi su technika, tu dirbi su ginklais, tu dirbi su granatom. Tas pats mūsų kariuomeniai. Aš atrodo tiesiog pratybos, kas čia pasportuosiu viską, bet mes tokias per pratybas nuvažiuojam į poligoną, mes rankose laikom tikrą granatą, ištraukiam tikrą žiedą. Metam patys granatas šalia man mūsų. Smūgis, tikra atotranka. Taip, ir mes krentam į apkasą, šalia yra instruktorius, nes sako, būna, kad iš streso tiesiog ištrauki žiedą ir nebegali paleisti, jis iš tavęs griebia ir išmeta. O jeigu instruktorius ten irgi kažkas su sveikata tuo pat metu, tai nėra saugu. Kitas dalykas, mes važiuojam unimogais pratybose, važiuojam unimogais tiek per miestą, tiek autostradom. Tuose unimogose ten susėdam 30 karių su ginklais, su lemenėm ir mes ten sėdėm, tiesiog panašiai kaip mes ant solų, ten nėra jokių diržų, nieko. Kokia nors klaida, ten iš šalutinio koks išliekęs girtas, iš karto tas jau unimogas virstų, nežinau, kokia ten iš mūsų mėsmalė būtų tam unimogė. Tai ten irgi, nėra taip saugu kaip civiliam gyvenime. Čia įprasta tais unimogais važinėti ten ant tų salų, nieko neprisegus, bet autostradom važinėjom ir 100 km per valandą. Tada ten kariuomenė irgi dirbi šalia techniko, šalia ginklų, gali nepastebėti, ant mašinų ten nėra parktronikų. Pavojingas darbas, bet kokia atveju yra ir rizikos visada yra. Amerikiečiai tą supranta, dėl to ten nei spaudė, nei kaltino lietuvių. Mūsų nesusidūrė su tokiom problemom, pradėjo panikuoti ir noriu pabaigti, kokią tada radau, kai pamatė, kad mūsų nieks nekaltina propagandistai, ką pradėjo daryti. Jie pradėjo rašyti, kad amerikiečių kariai buvo girti
ir vartoja narkotikų ir jie daro nesąmonės Lietuvoje. Dėl to mums reikia atsisakyti jų pagalbos. Bet šitas irgi naratyvai tokie, aišku, kur tokie, praeis, bet tie vis tiek, visi internetuose, buvo gėda klausyti ir nežinau, iš kur tie žmonės, kaip gali būti smegenys praplauti. Ir dar net, tu gal žinai, kodėl jie pradėjo sakyti, kad čia... Ne, aš to nežinau. Norėjau pasakyti, iš kur jie... Vis tiek turi būti kažkoks tikslas, kodėl, nes jie sako, valdžia slepia, čia viskas slepia, dėl ko slepia. Parodyti nepatikimumą ir įdėti pleištą žmonių visuomeniai, tam, kad parodyti, kokie pas mus čia, kaip pas mus viskas yra blogai, kaip pas mus yra negatyvų, kaip pas mus yra tragedija, nors ir tuos pačius karts nuo karto išrenka ir į valdžią, tuos pačius dezinformacijos skleidėjus, patys žinot, patys matot. Bet jie visiems eina į visokias laideles ir visiems pasakoja, kaip jiem atrodo, nors jie patys yra jau valdžioj ir jie gali daryti dalykus, o ne tik tais burbėti ir ne tik tais verkti, kaip valdžia bloga, nors jie jau yra valdžia ir jau jie gali daryti dalykus. Tai turėkime omeny, kad nepasiduokime ir turėkime sveiką protą ir galų galiam aš apie kitą superžvaigždę. Trumpą, tai jisai, kaip sakė, buvo daug ledo Lietuvoje, įskilo ledas ir jo komunikacija, aišku, nežinia, kokiam jisai informaciniam burbule gyvena, kaip ir dauguma, daug žmonių, kurie priima sprendimus, tai kai tokį dalyką pasako, kaip mes matome visi, kad pas mus tuo metu nei sniegas buvo, nei ką, ir ganėtinai pliusas buvo, ir kai pradeda aiškinti Amerikos prezidentas, kaip pas mus buvo ledas, kai buvo šalta, kai buvo baisu, kai buvo žvarbu, tai ganėtinai keistai atrodo, bet įjunkime sveiką protą, pamatykime, supraskime ir veikime nebijodami, o ne bijokime ir klausykime tų konspiracijos teorijų, kurių yra labai 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 daug. Visada, kas nelaimė atsiranda, dabar buvo pelkių specialistai pas mus visi. Dabar pelkių specialistai, dabar savaitė baigėsi, tuoj laukiam dar kažkas, kas bus. Ir visi žinojo, per kiek to žemsiurbės turi atvažiuoti, kiek laiko jos žemsiurbės yra geriausias. O aš iš tikrųjų, čia atrodo tikrai ta Lietuva tokia maža, mano antros pusės dėdė buvo atsakingas už tų žemsiurbių užsakymus. Dirba tose įmonėse, kur tai ten sakė visi be miego dirbo dieną naktį, kad tik, įsivaizduok, to žemsiurbės kažkur stovi ten, jos dirba darbą kitam objekte. Turi iš kitos pelkės ją išrinkti, transportuoti, išimti, tai čia viskas fantastiniu greičiu buvo. Jie viską darė, ten dirbo kuo daugiau žmonių, kad permontuot, su fūra pervežti, vėl čia sumontuoti, ją pristatyti, sukasti pylimą, kad galėtų pravažiuoti. Kad apie finansus niekas nekalba, bet tuo metu nėra taip, kad ten dėrėsies, nesidėrėsiu, ten jau turi daryti. Tai čia žmonės turbūt tokie dalykai iš valstybės rezervo, ne? Jie visiškai iš valstybės rezervo ir jie dažniausiai jie turi būti iš valstybės rezervo, nes čia yra greitai operatyviai, turi dabar op ir daryti, o ne viešuosius konkursus daryti ir kažkokius architektūrinius konkursus skelbti. Pusė Lietuvos dabar sužinojo, kas yra žemsiurbė. Taip, pusė Lietuvos jau tikrai pamatė, ką jinai gali ir ką jinai gali padaryti ir kokia jos yra nauda. Tai turėkite omeny, kad Lietuvoje labai ežerai dumblėja ir labai apskritai toks dalykas kaip žemsiurbė, jinai yra labai labai reikalinga, ne tik tais gilinant uostus ar dar ką nors, bet ir valant mūsų be ankančius ežeriukus, kurie klimato kaitos dėka tampa po truputį pelkėmis. Tai toks dalykas kaip žemsiurbė yra Lietuvos kraštui yra labai labai reikalinga ir jų yra labai maža ir ganėtinai mažai skiriamas šitam reikalui dėmesio, nes mūsų ežerai pelkėja. Tai tokį rezultatą turim, kur anksčiau kažkada buvo ežeriukas, o dabar yra pelkiukas. Taip, ir tuo pat metu pristatom savo generalinį rėmėją Kėdainių žemsiurbės. Investuokite mūsų akcijas. Gerai, tai nežinau, apibendrint turbūt, man viskas patiko, viskas buvo gražu, jautru, patiko iš komunikacinės pusės galbūt. Jo, čia, aišku, profesionaliai dirbta. Čia aš kalbu viską po tragedijos. Jau įvyko, nebeatsuksim, bet viskas, kas vyko po to, tai buvo labai tiek pasitengė Lietuva, žmonės, kad tikrai žiūrėjau ir Amerikos televizijas, buvo vaizdo įrašai iš pagerbimo katedros aikštėje, irgi mišios buvo. Ir dėkui tiems savanoriam, kurie ėjo prie Amerikos ambasados, degė žvakutes, nešė vainikus. Taip pat šaunu, kad žmonės susirinko ir pagerbė tos kareivius, kurie buvo išlydėti garbingai į Ameriką. Tai turėkite omeny, kad visas šitas dalykas, kurį mes darėme, kuriuo mes pagerbėme
svečius, kurie atvažiuoja čia ir kurie atvažiavo čia ir praleido savo paskutinėsias akimirkas Lietuvo žemėje. Tai yra labai didelis pagerbimas, nes apskritai Amerikoje karys tai yra toksai kaip labai gerbtina profesija, ne taip kaip Lietuvoje, ten tai karys tai mažai uždirba, tai nieko gero čia. Ne, Amerikoje karys yra būtent tas, kuris... Čia apie Lietuvos karius gal aš taip nemanau. Bet kartais būna tokie man aš visiškai kaip Amerikos požiūriu apie karius, man Lietuvos kariai, aš juos... Tai aš kalbu apie tai, ką tenka girdėti, nes, pavyzdžiui, kad ir tie patys Ukrainos... Iš neišmanėlių, taip labiau sakyčiau. Kai Ukrainos kariukai, ten tie, kurie ten kariauja, tai juos neretai būna požiūris toksai, kad, kas neturi darbo, tas važiavo. Būtent tenais tas reikalas yra. O Amerikoje yra tas požiūris yra tikrai labai smarkiai pakitęs ir jisai Lietuvos prasme, jisai irgi eina link to požiūrio, kad tai yra gerbtinas žmogus, kuris paukoja savo gyvenimą vardan tėvynės, kuriam reikia už tai atsidėkoti įvairiom socialiniam gerybėm ir kitais dalykais, nes galų gale jų dėka mes ne tai, kad kariaujame, nekariaujame, bet jų dėka visų pirma mes atgrasom priešą, kuris yra visiškai šalia. Tai va čia reikia tą pabrėžti, man. Tai apibendrinant, visa šitą situaciją prasidėjo to, jog bijojom, kad mus paliks, o baigės to, kad mums tiesiog tarė didelį ačiū, pavadino brangiais sąjungininkais ir kad Amerika to nepamiršo. Čia buvo iš generolų JAV kariuomenės tie žodžiai. Tai 1-0 propagandistai pralaimėjo. Jo, bent šito istorijoje tikrai žuvo. Bet ir dar paskutinį kartą labai noriu padėkoti tiek mano draugai ir ten ne tik karių, ten labai daug žmonių dirbo, nebūtinai iš kariuomenės, specialistų su dujom, ten dujų dar vamzdis buvo. Ir mano draugas vienu momentu man rašė, kad 10 ryto jis ten ir sakau, kaip sekasi, man 12 dar nakties lygiai ten pat buvo. Tai nebuvo ten, kad po 8 valandas pasikeisdami kažką, visi kiek galėjo, padėjo, dirbo, tai fantastiškai tikrai pagarba, padėka visiems dirbusiems ir užuojauta žuvusiems. Taip, važiuojam toliau? Važiuojam toliau, Karoliu, antra skaitomiausia šios savaitės naujiena Lietuvoje ir pirma pasaulyje. JAV muitų karas balandžio 3 prasidės. Ką galvoji, kur nuves šitą istoriją visą? Su Trumpu yra toks dalykas, kad jo dažniausiai tokie veiksmai kažkokį chaosą padaro, po to kažkoks rezultatas yra. Tai dažniausiai mes matom po rezultato norimą rezultato nebuvimą, bet buvimą chaoso. Turime tą patį su Amerika, Rusija, Ukraina ir Europa, kur Europa yra nekviečiama specialiai tam, kad jinai pasitemptų ir jinai verkia, kaip jinai nepakviečiama prie dėrybų stalo, bet to rezultatas yra tas, kad jie pasitempia, pradeda rodyti didesnės pastangas ir žiūrėk, jie netikėtai šauna į viršų, europiečiai. Gal mažiau darys didžiųjų susirūpinimų, bet gal didžiųjų veiksmų virtinę pateiks. Kitas dalykas, tai ką jie dabar padarė, tai pakėlė visiems tarifus, muitus, apart Rusijos, nes anot jų viešo pareiškimo, kad jie ir taip neprekiauja su rusais, nors ten yra tam tikrai pinigai didesni, sukasi tarp jų. Bet viešai prieinama informacija rodo, kad jų prekyba su Rusija panaši kaip su Lietuva. Jie ten nėra labai didelis prekiavimas, bet kokiu atveju tai turėkime omeny, kad galų gale, tebūnie Boeingo detalės, kadangi pažįstu nemažai žmonių, kurie aviacijų dirba, tai taip, su Rusija gal tiesiog jie ir neprekiavo, bet jie prekiavo per tarpininkus ir visą kitą. Tai ta prekybos apimtis ir imtis labai yra ganėtinai galų gale irgi nemaža. Turėkime omeny, kad tie patys automobiliai, kurie važinėja Rusijoje, kaip pavyzdys, tai jų yra irgi nemaža dalis yra iš Amerikos. Tai vėlgi tos detalės ateina galbūt per kitas šalis, netiesiogiai tiesiai juosiai Rusija. Tai jeigu per kitas šalis, tai logiškai kitom šalim tai uždėtų muitai, tai jeigu daro per kitas šalis, tai ir gaus muitą kažką. Taip, bet kokiu atveju tas muitas jis nėra taip agresyviai nuteiktas į Rusiją, dėl to, aišku, čia taikos dėrybos, netaikos dėrybos, kaip čia pavadinsi šitą šou, nesuprasi. Aš tiesiog vadinu... Ne, čia netaikos dėrybos. Čia netaikos dėrybos, čia darybos. Čia dar nesuprasi, kas čia vyksta iš esmės, nes dar negalima net jo vertinti iki galo, nes, kaip ir sakau, su Trumpu mano asmeninė nuomonė, tai man labai patiko, kai paskutinėje misijoje prieš 2 savaitės buvau Ukrainoje ir susitikau su tokiu vaikinuku, kuris ten turi kelis taškus, tai taškai tai kavinė, tinklą, po to naktinius klubus ir visą kitą. Ir žiūriu, vaikšto su mygtukiniu telefonu. Sakau, o tai kaip tu čia, Bogdanai, vaikštai? Sako, paprasčiausiai, sako, atsibodo man tos naujienos, kurias aš matau kiekvieną dieną. Ką tai reiškia? Tai Trumpas pasakė tą, Trumpas padarė tą, Putinas pasakė tą, tas pakėlė ragelį, tas paskambino, tas pamajakino, tas kažką. O pas mus, sako, Ukrainai,
šakės. Pas mus vyksta karas, pas mus vyksta nuolatinis karas. Nesvarbu, ar kažkas ten taikosi per televizorių ar nesitaiko. Pas mus kiekvieną dieną miršta žmonės, kiekvieną dieną šahedai skrenda. Jeigu rusai sako, mes nesitaikom į energetikos sektorių, tai visiems bet kokiu atveju keliauja į energetikos sektorių. Tai tas vaikinukas turi tiesiog mygtukinį telefoną, kad save išgelbėtų nuo to informacinio srauto, kuris yra tiesiog chaosas visiškai. Tai, o sakau, tai kaip tu ten bendrauji ir dar ką nors sako, tai vakarais tiesiog įsijungiu kompę su telegramus, WhatsAppus, visus Instagramus suinstaliavęs ir viskas, tenais tik žiūriu. Ir tai labai kažkaip pradedi suprasti, kad visa ta informacija, kurią mes čia gaunam, tai kur dabar va čia, mes nesuvokiam mastais, kokiais yra, kiek milijardų yra trilijonė viena. Tai žmonės žino, realiai, ne? 1 trilijonas yra 100 milijardų, ne, 1000 milijardų. Ir 1 trilijonas. Vien ketvirtadienį ir penktadienį JAV akcijų biržos ten vertė akcijų sumažėjo 6 trilijonais, tai yra 6 po 1000 milijardų. Įsivaizduokit, kiek pinigų tai yra. Kad taip įsivaizduoti, tai Vilniaus mūsų sostinės biudžetas yra apskritai su švietimu, vienu žodžiu, totaliai, yra arti 1,5 milijardo pinigų. Tai 1,5 milijardo, o čia 7 maždaug trilijonai, ne? Tai 7,000, tai padauginam, padalinam, pridedam, atimam iš 1,5, ką mes gaunam, tai yra didžiulis skaičius tokių miestų biudžetų, kaip yra Vilnius. Tai įsivaizduokit, kokio dydžio skaičiai bėgioja į kairę į dešinę po tam tikrų pranešimų. Po Trumpo sprendimų. O Trumpas, kaip pats pasakojo, taigi Ukrainai aukoja kiek tenais? Belė kiek, labai daug. Palyginus tos dabar sumos su šitom, kurias jie praranda. Tai čia kas didesnis blogis? Ar dėdulės Baideno senolio politika, ar Trumpo politika? Tai čia visiškai neaišku dabar. Tai dar jo Trumpo bendražygis, draugas geriausias, Muskas ten per dieną milijardus irgi Teslos akcijas praranda. Krenta tokiais greičiais, kaip yra nesuvokiama. Aš pamenu, kai vienas analitikas buvo pasakęs, Teslos akcijos negali niekada nukristi žemiau tokio skaičiaus. Nukrito. Kitas dalykas, šituo veiksmu Tesla kaip elektromobilių gamintojas apskritai yra numeris 1 pasaulyje. Buvo. Nes Bydai dabar kiniškų automobilių gamintojas, kuris atkeliavo mėnesio bėgiai į Lietuvą ir galima jau bus juos įsigyti, jau aplenkė Tesla savo verte. Tai turėkite omeny, kad dėdulė Trumpas padarė meškos paslaugą savo geriausiam rėmėjui. Tiesiog paėmė ir jo įmonė padarė numeris 2, o ne numeris 1, kaip jisai visur čia skelbės. Ir galų galia pasižiūrėkim dar daugiau įdomybių. Tai tarsi tai Google akcijos, Microsoft ten 5/5 maždaug nukrito. Čia tarsi nėra 1%, čia yra didelė kiekiai, čia yra dideli arodai pinigų, čia yra nesuvokiami pinigai. Okay. Šiandien aš kiek naujienų portalę skaičiau, tai daugiausiai žodžių naudojama yra JAV gresia recesija ir galvoju, kiek žmonių Lietuvoje žino, kas yra recesija ir visi tas žodis taip atrodo JAV ir ne tik taip gražiai, bet ir kažkokia čia bus recesija, kažkas čia bus, tai recesija tiesiog elementari ekonominė žiema, kai kelis ketvirčius šeilės BVP valstybės mažėja, tai didėja nedarbas, mažėja vartojimas, mažiau žmonės turi pinigų, tai nežinau, Amerikoje aišku labiau tos recesijos jaučiasi, ten Europoje žmonės kažkaip labiau prisitaikė yra, tai aš ten nevadinčiau, kad kažkoks ten baubas, kiekvienas, aš bent gyvenu Lietuvoje, prie visokių situacijų pristaikau, mano viskas priklauso nuo man ten užaugs daržovės, žemės ūkį ir ne, tai man tos recesijos, nerecesijos man gali net nekalbėti. Dar kitas dalykas, atkreipkite dėmesį, jeigu ten nuogąstavote dėl tų kaina kils, kaina leisis, tai turėkite omeny, kad čia yra orinė šneko šią akimirką, nes dar muitai tam tikrose vietose įsigalioja, tam tikrose vietose neįsigalioja. Kai kurie, mačiau, sustabdo ten kažkurie sustabdė, atideda tuos muitus ten 90 dienų, čia buvo matęs. Ir gali būti, kad pats Trumpas atšauks tuos muitus, vėl akcijų kainos atgal grįžta. Vokietijos pramonė, kuri belė kokio didumo smūgį čia turės su automobiliais, nes galų galia patys amerikiečiai, suprasdami, kad jie nėra jau tokie galiūnai ir įdomumo dėliai, jie eksportuoja į pasaulį ir pagamina
dabar 3 kartus mažiau automobilių, amerikietiškų automobilių, negu kad buvo, pavyzdžiui, prieš 5 metus, įsivaizduokit. Tai čia yra toks kiekis jų sumažėjimas, tai reiškia, jau galų galia tie patys amerikietiški automobiliai jau praranda savo tą vertę ir jie, ir taip šiaip, kaip dažniausiai sakoma, tai kas čia dabar jau norės tos amerikietiškus pirkti. Tai patys amerikiečiai save nuskriaus, kai negalės savo mylimo Mercedeso ar BMW nusipirkti, ar tai Audinės kokios, ar Porsche dailaus nusipirkti, o reikės primokėti tam tikrą sumą, kuri yra labai didelė, galų galia ketvirtis pinigų, negu kad buvo prieš mėnesį, pavyzdžiui. Ne, tai kad stambus verslai čia patirs nuostolių, tai greičiausiai, kad tikrai taip. Bet Kinija įsigalios, nes dabar Muskas vakar sako, reikia iš vis padaryti bemuitį režimą vakar postringavo. Negirdėjau. O tokį dalyką, kad iš vis reikia padaryti bemuitį režimą tarp Europos ir Amerikos. Ok, tvarkoj, tai čia visiškai juoda, balta, negu tai, kas buvo prieš savaitę pasakyta. Tai dabar ir kiekvienas iki pergyvent, dėlioti ir prisiminkite tą draugą, kurį aš pasakojau iš Ukrainos, kuris turi mygtukinį telefoną ir kuris stengiasi nežiūrėti, nes čia tiesiog yra, turėkite omeny, kad čia yra šou daug elementų, kurie sutelkia rėmėjus, nesgi Trumpas pats sakė, įvesiu mokesčius, visi ateis su manim šnekėtis, su Amerika tai reiškia. Tai įvedė mokesčius, šneka. Daug kas juokiasi, bet daug kas ir nesijuokia, bet daug kas ir pradeda šnekėti. Tai, pavyzdžiui, pabaigsiu dar, ta pati Kinija padarė veidrodinius mokesčius Amerikos produkcijai. Tai turėkite omeny, kad Amerikoje negaminami tie daiktai, kurie yra ant kiekvieno kampo pas mus. Tas pats Apple telefonas, jis yra dizainas Kalifornijai, pagaminta Made in China ir taip toliau ir panašiai. Tai čia, patys amerikiečiai čia šauna savo į koją. Tai jeigu America First, tai tada turėtų būti pakoreguojama šitas procesas. Tai taip Muskas pasakė, tai čia jokingai, nes būtent tam tokį ir tą kvailą tokį apskaičiavimą padarė, kiek kuriai šaliai muitų skirti pagal tai, koks yra jų deficitas, skirtumas tarp pirkimo ir pardavimo iš šalių. Tai jokingas neskaičiavimas, jie ten grinai pritaikė tiek, kad jeigu vienodai vyktų prekyba, kad susivienodintų su tom šalim. Tai turėkime omeny, kad tie patys tos salos, kuriuose daugiausia pingvinų gyvena, tai jos daugiausia gavo muitų ir taip toliau ir panašiai. Tai čia, kai pradedi analizuoti jų tą mąstymą, tai primenu dar, ką mes čia šnekėjom prieš keliasdešimt minučių, tai Trumpas pasakojo, kad daugybė buvo ledo, kai tankas įsmego pelkėje į pelkę. Tai turėkite omeny, kad tie žmonės gyvena šiek tiek kitokioj realybėje, šiek tiek kitokiame burbule. Ir manau, kad čia nereikia labai jau dabar šią akimirką panikuoti. Bet kurią dieną dar atšaukt gali. Tikrai taip. Tai vat aš, sakau, kaip man tenka asmeniškai daug bendrauti su Lietuvos politikais, viršuje esančiais, tai jie patys sako, tiesiog nereaguokim. Šią akimirką tiesiog nereaguokim. Žiūrėkim serialo antrą seriją. Jo, nes jokingai su Kinija man šiek tiek gavosi. Kinijai įdėjo 34%, Kinija įdėjo atgal Amerikai 34% muitų, bet akivaizdu, kad Amerika iš Kinijos perka daugiau negu Kinija perka iš Amerikos, tai realiai šiandien jau mažiau mems eina Make China Great Again kepurėlės, kad Amerika padarys Kiniją dabar dar turtingesnę. Tai jie čia žaidžia, nes jie gal galvoja, kad visi kaip diktatoriui čia jam nusileis, žinai, o kiti jau planuoja, mačiau ir Europos Sąjunga atsaką kažkokį planuoja, sustabdė kol kas savo ten bendradarbiavimą Land Rover ir Jaguaras su Amerika. Tai čia aš kažkaip dar klausiau ekonomistų, jeigu sako, jie išlaikys šitos muitus ir kitos šalis mokės tos muitus ten bent kelis metus ir vėliau pratęs, tai sako, Amerika tikrai gali pasiekti tai, ko jinai nori, tapti kaip tokia didelė Šveicarija, kad viskas ten darbo jėga, užmokestis, didelis BVP. Nes iš tikrųjų man keista, kad žmonės nustebo, kai prasidėjo šitas muitų karas, nes visas Trumpo buvo rinkiminė ta kampanija, visa paremta. Trumpas kalbėjo apie šitos muitus, kad vėl Amerika bus turtinga. Jis kelis metus kalbėjo, kai dėdulė Bidenas. Aš spėjau, kad jis gal net dėl to buvo išrinktas ir dabar tas prasidėjo karas, jis taip nustebo. Žiūrėkime, kokie jo buvo veiksmai. Pirmas veiksmas buvo su emigrantais, kurie atvykėliai legalai, nelegalai, bet visi buvo įspėti, kad žiūrėkite, jūs čia esate svečiuose, jūs nesate namuose. Tai čia buvo pirmasis dalykas, o po to prasidėjo muitai. Tai reikia pasižiūrėti dar į jo programą, pasižiūrėti, kas bus rytoj.
Tik man kol kas bent atrodo, kad jo tikrai tie patarėjai yra šiek tiek nėra patys protingiausi turbūt ekonomistai, nes panašu, kad jie šitų dalykų neapskaičiavo, kad akcijos smuks, kad daugiau greičiausiai praras negu uždirbs. Manau, kad jie buvo paskaičiavę, kad jos smuks, bet negalvojo, kad smuks tokiais kiekiais. Galima. Nes čia yra kosmosas kokiais kiekiais, nes čia to nebuvo per kelis dešimtmečius. Jo, čia dabar viskas susuminti, ne vienos dienos krytį, bet visą tokį krytį šitam periode, tai tokių reikalų nėra buvę. Aš girdėjau, kad tai didžiausias per visus laikus, ten per tam tikrą trumpą laikotarpį kritimas. Čia yra, bet atkreipdėmėsi, kai mes pergyvenom labai smarkiai apie COVID-ą ir COVID-o kryčio metu, kai krytis buvo tų akcijų, COVID-o metu, tai mes tikrai nuoširdžiai pergyvenom, o dabar, pažiūrėjau, aš nežinau kaip tu, bet aš, pažiūrėjau, net, nukrito. Tarsi net nevertinu aš jau tų kalbų, nes čia yra tas pats, kas kaip toj pasakoji, ten padėk vilkas puola, čia visą laiką fake news, o po to, kai vilkas puola, tada jau niekas į tave nekreipia dėmesio. Tai logiškai čia tiesiog jis jau darosi toks jau kaip mūsų europarlamentaras, kuris daug labai šneka, bet nelabai kanda, tai vienas toks linksmolis iš Gargždų. Žinoma, apie ką tu. Taip. Neminėsim, nedarysim reklamą, žinai, bet kokia reklama yra reklama. Taip. Tai aš paskutinį dar iš komunikacinės pusės apie šitą visą, man gal kiek jinai net neteisingai pateikiama šitą muitų visą situaciją, nes dažnai pateikiama, kad Amerika vos ne vėlgi yra didžiausias blogietis, pradėjo čia karą prieš Europą, prieš pasaulį, visus nori nusmurgdyti, sužlugdyti. Žmonės balsavo už Trumpą, kad jis padarytų Ameriką didžią. Iš Amerikos pusės, jeigu šitos akcijos nebūtų kritusios, muitai padidinti, tai, jie... Skamba gražiai. Taip, jie savo piliečiam norėjo, kad jie būtų turtingesni, kad kiti daugiau susimokėtų mokesčių ir tiesiog jie žiūrėjo, grinai, aš manau, kad jie žiūrėjo savęs. Aišku, jie dabar ten galės per visokias dėrybas, dėl sąlygų įvairių su kitom ten šalim, dėl tų muitų dėrėtis, kad mes jums sumažinsim muitus, kai gausim už tai bet iš esmės čia nebuvo, kad paskelbtas karas, ten, žinai, kai koks ten trečias pasaulinis, čia Europai pasauliui, kad mes čia tik visus pinigus turėsim. Jie žiūrėjo savo šalies, norėjo daugiau uždirbti, jiem greičiausiai tai nesigaus. Reiškia, neapskaičiavo ir panašu, kad jo reitingai krenta ir kad greičiausiai... Tu buvai prieš mūsų pasikalbėjimus, kiek sakai dabar Trumpo yra? 37% šiuo metu jis greičiausiai nelaimėtų rinkimų. Jo, tai mes turime tokius reitingus, kai jisai šneka, kad Zelenskis ten iš vis vos labai nepopuliariausias politikas. O žmonės dabar Amerikoje eina į gatves protestuoti prieš Trumpą ir jau tikrai pakankamai dideliais mastais, bet kaip sakau, tau irgi prieš tai sakau, jei tai būtų Trumpo palaikytojai ir reikėtų protestuoti prieš ten jo varžo oponento kažkokią politiką, jie būtų aršesni. Dabar žmonės tiesiog įvairiose valstijose išeina į gatves, masė nemaža, bet jie nedaro ten kažkokių riaušių, šturmų ir tie protestai, aš spėčiau, praeis žmonės, susakys savo nuomonę ir šiek tiek norims. Pažiūrėkime serialo kitą dalį. O dabar dar nespekuliuokim. Čia viskas keičia, čia žinai, mūsų laida išeis, jau gali būti, kad viskas ar muitai, ar bus panaikinti, ar kaip nors dar kitaip persiverti. Tai čia tiesiog važiuojam toliau ir žiūrim, kad čia gausis su dėdulė. Trečia turbūt tema, reikia būtinai aptarti situaciją Ukrainai, kadangi pats buvai, ką tik, kokie įspūdžiai ir vėlgi, ką kareivukai kalba, ką žmonės Ukrainai kalba. Tai galiu pasakyti, kad šį kartą buvau tiesiog labai netoli. Tai buvau tik iki Kijevo, nes dažniausiai važiuoju iki fronto. Pakankamai toli. Lvovas yra tas toks perdavimo punktas. Jo, manęs pasiklausius, tai jau atrodo keistai, nes kai man sako, ar ten pavojinga, nepavojinga, aš jau nemoku normaliai adekvačiai šnekėti ir sakyti, kur yra pavojinga, kur yra nepavojinga, nes aš pats jau asmeniškai, man jeigu nešaudo kažkokią trenksmų negirdžiu, tai man jau yra, kažkaip jau čia ne mano vieta. Tai va, tai šį kartą nuvažiavau su savanoriais padovanoti 3 automobiliukus. 2 iš jų automobiliukus, vieną padovanojau Žygimantui, kad jisai važiuotų su savo hibryte, tai buvo mikriukas, japoniškas nedidelis mikriukas, linksma toksai. Tai tas linksmasis Nissan Serena važiavo tiesiai į frontą, o žinot, kada išvažiavo? Jie laukia, padovanojo mikriuką, pilna visokių gerybių. Jie susikrovė ir man žygis
maždaug už kokių ryte atsiuntė video, kaip jisai jau yra nuvažiavęs 400 km nuo Kyjivo. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, yra žmonių grupė, kur tiesiog laukia kažkokio karolio iš Vilniaus, iš Lietuvos, kuris atvažiavo, davė, jie apsirengė, nusiprausė ir išvažiavo tiesiai į karą. Įsivaizduokite, o dar kiti vaikinukai, kurie buvo patys ukrainiečiai, tai jie buvo atvažiavę jau su daiktais ir man sako, tai aš negrįšiu namo, aš jau viskas, aš pasiėmau tą mašiną ir ačiū už mašiną ir aš jau keliauju kariauti. Čia buvo kitas automobiliukas Subaru. Tai tas Subaru irgi iš karto iškeliavo ne į servisą, patikrai kažkokiai, ne kažkur, bet iškeliavo tiesiai į frontą. Tai turėkime omeny, kokio lygio ta parama yra labai svarbi ir kaip tiem žmonėm visko reikia, nes galų galia, kaip ir prieš tai buvo minėjęs, jų tos algos yra mažytės, ten tos paramos yra mažai. Ir tos nuotaikos iš tikrųjų yra depresinės, nes jie puikiai supranta, kokioj globalioj nesąmonėj čia yra visa šita situacija, visa šita pelkė, lietuviškoji pelkė, ant jų yra užsilipus ir kaip jie lašas po lašos kesta, nes jų sąjungininkai, tie, kurie galėtų padėti, tai tie europiečiai, jie negali tie ginklų pagaminti, nes jie neturi resursų, ne finansinių, bet neturi resursų gamybinių pajėgumų. Tie, kurie galėtų padėti, tai jie tai yra amerikiečiai, bet jie, žiūrėkim, ką Trumpas šneka, tai patys matot. Ir galų gale tie, kas galėtų pristabdyti ne Trumpą, o pristabdyti Rusą, tai yra kinai galų gale. O kinai tiesiog žiūri ir jie prekiauja tai su ukrainiečiais, tai su rusais. Ir sako, mes už taiką. Nu, tai grįžkime prie tos realybės, kad ukrainiečių mažėja, ukrainiečių labai smarkiai mažėja, tų pačių karių. Surasti naujų žmonių, kurie galėtų kariauti, irgi yra sudėtinga ir jų ta nuotaika yra labai sudėtinga. Bet šią savaitę skaičiau, bent Ukrainos štabas pranešė, kad pavyko stabilizuoti tą situaciją dėl karių trūkumo Ukrainoje šiuo metu. Turėk omeny, kad mus čia pasiekė tam tikrą žinią, kur reiktų mums girdėti, nes aš, pavyzdžiui, kai pats klausausi iš tų skirtingų karių, iš tų skirtingų brigadų, kurias tenka remti, tai galiu pasakyti taip, kad jeigu, tarkim, išvažiuojam kariauti, tarkim, mes vačiau, tai būnė 10 mūsų kariauti ir mes atkariavę kelias paras ir ten non-stop nei miego, nei poilsio, mūsų dažniausiai nebūna kuo pakeisti. Tai va čia yra žiūriausias dalykas. Tai ta motivacija yra ganėtinai sumažėjusi pačių karių, nors tavo motivacija yra ginti savo žemės, bet tu suvoki, matydamas bičiulius draugus žuvusius, matydamas tai, kad tavęs nelabai yra kuo pakeisti ir matydamas tą visą naujienų srautą iš viso globalaus pasaulio, tai tau yra labai ganėtinai sudėtinga. Tai va ta emocija, jinai labai smarkiai krenta ir galų galia tos paramos, ir aš, pavyzdžiui, dabar čia muitininkų dažnai paklausiu, ar kaip čia važiuoja čia žmonės su ta parama, sako, tai tu likai, dar vienas kitas, taip ir viskas. Muitininkai netgi sako. Tai tos paramos kiekis yra tiek sumažėjęs, kad net sunku apibūdinti, kaip jisai sumažėjęs, nes kaip anksčiau važiuodavom, tai patsgi esi buvęs kiek 7 kartus, ne? Tai kai pats važiavai, tai tu matai, kad ten srautai didžiuliai buvo. Tuo metu didžiuliai visi važiuoja, jo. Parą kažkada kamštis stovėjom, negalėjom. Tiesiog, kamščiai paramos yra. O dabar kamščių nėra, parama menka, bet priešas nepasilpnėjo, žinokit. Priešas nepasilpnėjo. Tai va. Bet priešas irgi nepasilpnėjo, bet dabar aš stebiu telegramus irgi įdomus video buvo, kad ten Stalino laikų artilerija traukiniais keliauja, tokių, nežinau, iš kokio ten rezervo ištraukia. Kažkuo vis tiek, aš pasikartosiu, aš tą karo ekonomiką mažai tikiu, kad ten nusikūrė vis tiek tie pinigai iš kažkur. Aš manau, kad jie labai slepia ir netikiu, kad viskas pas juos yra idealiai, bet jie niekada nepasakys, nes tai yra rusai. Varys iki galo, nurengs tam paskutinį savo rusą. Rusas gali būti alkanas, nuogas ir dar kas, bet jisai visiems įkasys, jisai visiems padarys savo, tai čia turėkite omeny, čia ne taip kaip pas, tarkim, vakarų pasaulėlyje įpratę visi prie patogumų ir kitaip visiškai masto. Tai galų galia tie 2%, kurie yra visuotinai sutarti, kad NATO šalis turi pasiekti. Tai žiūrėkim, ką Italija, žiūrėkim, ką Ispanija, žiūrėkime, ką kitos šalis. Tai jos dar tik planuoja įsivaizduoti. Bet bent jau turbūt gerai, kad tokios šalis, kuriam visiškai absoliučiai neįdomu jų gynyba, nes jiem atrodo, kad niekas jiem negrėsia, tai bent jau, kad kalba gal šiek tiek yra gerai. Jie geopolitiškai yra saugioje vietoje, nes jų atstumai nuo tos pačios Maskvos yra
yra gerokai didesni, bet su kiekviena diena Ukrainos sąskaita tas atstumas turėkime manyti, kad mažėja. Net ir tiem tolimiausiai esantiems bičiuliams. Linkėjimai Portugalam, linkėjimai Ispanam. Tai Vilniui, Vilniečiam. Tai jo, Vilniečiam. Tai va, tai čia nieks neįsižeis, kad aš pats Vilnietis. Manęs nežydžia, kai mane Portugalų kažkas vadina, žinai. Nežydžia nei Lenkų, nei Portugalų, Lenkai šaunuoliai, kaip dabar jų kariuomenė. Stipriausia turbūt Europoje, jeigu neskaitom, kad Turkija yra Europa. Galimai jo, dabar jie taip šovė į priekį, nes jie supranta, jie prisimena Katinės žudynės ar kitas žudynės, kurios tos pačios Katinės žudynės, tai vos ne Lenkai šaudė į Lenkus. Rusijos vadovėliuose jau dabar yra keli draugai iš Rusijos, man pasako, kas ten pas jos vadovėliuose, tai Rusai ten iš vis ne prie ko, nors mirė keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai grįžtant prie to paties, tai čia tas pats ir Lietuvoje, kitaip sakant, reikia susivokti į naują realybę, reikia nepanikuoti, bet tiesiog atlikti namų darbus, nebijoti, žiūrėti į rytojų ir per daug nesiparinti, atsiprašau, negalima taip sakyti, per daug nesijaudinti, o daryti tam tikrus dalykus, kurie iš esmės yra ne panikos skleidimas, o veikimas. Tai va, aš stebiu, kaip Lenkai ruošiasi, tai aš pats jaučiuosi saugesnė, žinai, kaip prie mūsų yra Lenkai ir mūsų tą vadina tą Achilo kulnu Suvalkų koridorių. Tai tas Suvalkų koridorius yra šalia Lenkijos ir jeigu Suvalkų koridorius būtų kada nors puolamas, Lenkai turi pilną teisę kaip NATO narys eiti iškart per sieną ir padėti. Tai manau, Lenkai pasinaudotų savo tą galimybę, kad būtų ne jų žemėje, žinai, ir šalia jam viskas patogu. Nes mes kaip ir esam visgi Lenkų buferinė zona nuo Rusijos. Taip. Ir jie nenorėtų tapti buferinė zona likusi Europai. Taip. Tai manau, man Lenkai yra sąjungininkai, dabar manau pakankamai neblogus santykius palaikom ir galvoju, jeigu mūsų tas Achilas yra Suvalkų koridorius, tai jeigu prasidėtų koks puolimas, tai Lenkam reiktų iškart Kaliningradą čiupti. Ir nebus kam tas kelias, kai Kaliningradas nebebus Rusijos. O pasidomėjus istorinės rašliavas, tai kaip Hongkongas buvo atiduotas iš Britų pusės į Kinijos rankas, tai Kaliningrado irgi galiojimo laikas yra pasibaigęs. Tai irgi turėtų keliauti jau nebe Rusijai, pagal susitarimus, kurie buvo įvykę prieš keliasdešimtis metų. Tai imamės Kaliningrado tada. Kažką reikia. Tai va, tai apie Ukrainą dar šį savaitgalį buvo žiauri tikrai ataka Kryfryche. Šiandien mačiau, kad 20 auka yra patvirtinta, 57 metų vyras. Ir vaikų žaidimo aikštelė, restoranas, vėl Rusijos propaganda skelbė, kad tai buvo karinis taškas, susirinkimas. Šiandien prancūzai France 24 portalas padarė tyrimą, gavo video prieš, kad visur ten, žinai, perimetras nufilmuotas, niekur nebuvo nei vieno, nei karininko, nei karinio automobilio, vaikų žaidimo aikšteliai žaidė žaidimus, buvo tiesiog paprastas daugiabučių kvartalas ir jie paleido balistinius iskanderus ten, pražudė, visi matėm turbūt tuos vaizdus, kas žiūrėjom, pražudė daug vaikų, vaikai buvo su močiute, žaidė, nes kiti sako, kaip čia Ukrainoje gyvenimas vyksta. Tai aišku, vyksta tas gyvenimas, nes jie patys savo šalį atiduotų be karo. Jeigu ten gyvenimas nevyktų, vaikai nori turėti vaikystę, nori žaisti. Kodėl jiem vidury baltos dienos neiti žaisti žaidimo aikštelę, nes tikrai vaikystė, tada tas vaikas traumuotas užaugs, jei neturės vaikystės. Tai dabar apie tas traumas, šiek tiek mesiu tokį faktą. Kai vyko COVID-as, tai vyko pamokos nuotoliniu būdu. Tai pirmokas, antrokas neįdavo į mokyklą, o po to mes jau nebeturėjom COVID-o, todėl mes, vaikai, jaunoji visuomenės dalis, tai jie ėjo į mokyklą. O dabar Ukrainai dėja, bet tokios galimybės nėra, todėl po COVID-o ėjo kas? Karas. Tai dabartinis penktokas nėra buvęs mokykloje, įsivaizduokit. Nėra buvęs mokykloje. Tai tos traumos visos, kurios yra nuo nebendravimo, nuo tam tokios izoliacijos, kiemo draugai, prisiminkit, kiek pas pačius į nuostabių akimirkų vykdavo pirmose klasėse, tai dabar tiesiog tie vaikai, tai yra daugybė vaikų, čia yra milijoniniai skaičiai, čia nėra 10 tūkstančių, 100 tūkstančių, tai tie vaikai neina į mokyklą.
neturi tų dalykų, kokius mes turėjom. Tai įsivaizduokit, kokio lygio čia masto katastrofa yra. Net čia, kai pradedi klausyti tų propagandistų, kurie ten savo kažkokius kvailus lozungus pasako, arba, bet Donbase ukrainiečiai vaikus valgė. Va tokio lygio nesąmonės, kai tu išgirsti ir pamatai, ką rusai daro Ukrainoje, tai tu supranti, kad mum Europai reikia labiau geriau investuoti dar vieną dalyką į propagandos kūrimą kažkokį, kuris būtų nukreiptas antipropagandinį kažkokį buferį turėti, nes mes kalbam tik tais apie tai, kaip rusai propagandą varo ir jie kiek daugybę milijardų kišo pinigėlių būtent čia, bet mes nekalbam apie tai, kad kaip mum apsisaugot, kokią mum informaciją transliuoti. Kaip pas mus gali būti tos visokios televizijos. Antraštės televizijos. Tai iškart žiniasklaidos, sakys, žiniasklaidos laisvė čia trikdo, jeigu kažkas pradės kištis. Jie vadinami žurnalistai, kurie ten YouTube neminint pavardžių, kaip jie iš vis gali tokius dalykus šnekėti. Tai yra aš negirdėjau, ką jie šneka po šitos atakos, turbūt šnekės, kad čia suvaidinti vaizdai, ne, kaip Bučui buvo, kad... Turbūt, tai tiesiog stengiuosi nežiūrėti. Bet labai graudu, kai pamatai tokius dalykus ir kas gali pasakyti, kad čia informacija kažką pamatė, paskaitė rusiškam portale. Šiaip įdomumo dėlė neužsižiūrėkit, bet galite pasižiūrėti per ką rašo rusai. Tai tarkim Lenta.ru ar dar kažkokios rusiškos propagandos informacijos. Pažiūrėkit. Šiaip įdomumo dėlė pasižiūrėjęs, aš kas nuo karto pasižiūrėjau, kaip kokį įvykį nušviečia, kuris yra globalus. Ten yra visiškai kitaip, iš kitos pusės antraštės ateina visiškai kitaip nušviečiama tai pati informacija ir jinai tau nepasako, kad va čia jie tokie negeri, bet tau per užuomenas, per viską tau suformuoja tavo vieną kryptę nuomonę, kuri tiesiog yra negalima. Tai dar kitas dalykas galiu papasakoti, čia gal tu papasakoji apie savo vaikystės draugę, aš galiu papasakoti apie savo vaikystės draugą, kuris su Rusija susilaukė vaiko. Ir po to jinai išvyko, neprasidėjus karui, bet išvyko į Rusiją, nes jai tėvai kiekvieną dieną skambindavo ir pasakodavo, kad ją čia gali nužudyti, kaip čia yra pavojinga Lietuvoje ir kiek daugybė čia tų nacijų yra. Tai įsivaizduokit, kokio lygio propaganda netgi gali būti šeimos rate, kad tu galėtum savo vaikus taip įkalbėti, taip įtikinti, kad jinai su savo vaiku, su lietuviu susilaukto vaiko, turėtų išvykti atgal į Rusiją. Aš prieš tai čia gyveno, kūrė šeimą ir norėjo čia judėti į priekį. Bet prasidėjus karui viskam, jinai taip buvo įtikinta tėvų ir visą kitą. Ir tokių istorijų žinau ne vieną ir ne dvi. Tai va čia tą pirmąją, kurią pasakoju, tai antrų ir trečių nepasakosiu, bet ją žinau, nes mano geras draugas yra tai patyręs. Okay. Tai aš, kai tą ataką pamačiau, aš, tai kumštį tik sugniaužiu ir galvoju, ir toks bėgis, nes negali, padėti, kad nebūtų tų ten vaikų, tų tragedijų, išsivaizduok jų šeimom, kokios tragedijos, kai jų vaikas ten išėjo. Per sekundę tiesiog dingo vaikai ir viskas. Ir taip analizavau, ką čia galiu padaryti ir, atsakomybę aš vėl permetu Europai ir Amerikai. Ukrainiečiai vieni negali nieko padaryti. Jie vieni, ką gali vienintelį padaryti, tai kuo ilgiau laikytis ir vis tiek, nes visi karai baigėsi arba kapituliacija, arba derybomis ir vis tiek turėtų kažkada priimti, jeigu nieks jiems nepadės, kažkokias rusų primestas sąlygas, tai arba jie turėtų priimti sąlygas, kurių Ukrainai nieks nenori priimti, nes tiek žuvusių, tiek kovojusių, arba kitas variantas įsitraukia Europą arba Amerika, arba ir tie, nes be jų pagalbos, tas taškas toliau žus vaikai, taip Ukraina nekris, nepralaimės, aš žinau, kad jie laikysis iki paskutinio, ten po metrais gali prarasti žemės, bet jeigu neprisijungs Amerika arba Amerika stipriai nepradės spausti, vėl jie sako, pradėsim mes Rusijai, duosim jiem ultimatumą, ir pažiūrėsim, ko tas ultimatumas. Tai turi nebent Amerika supykti ir siūs, nežinau, jei ne karius, tai visą turimą ginkluotę, kuri galima užsienio partneriams. Bet to nepadarys, nes turėkime omeny, kad jie labiau priešą žiūri į Kiniją, kur Taivanė šalia, kur dar kitos geopolitinės nesąmonės, Jemenas. Tai tada Europa turi jungtis. Ir tada Europa vienareikšmiškai turi labiau judėti ir labiau kažką daryti. Aš dar kartą pasikartosiu, esu sakęs, Europai tikrai būtų karių per visas valstybės, kurie savo norų vyktų.
už socialinės garantijas, už solidų atlyginimą savo norų. Nebūtų, kad kai vėl propagandistai varo, siūsim savo dukras, vyrus į karą Ukrainą. Niekas taip nedaro. Jeigu savanoriai yra, jeigu leistų oficialiai savanoriam prisijungti prie tų savanoriškų pajėgų, tai manau, kad Europai tikrai atsirastų ir... Atsirastų žmonių, kurie norėtų kariauti ir norėtų dėliotis, nes turėkite omeny ir norėtų gintis, o ne dėliotis. Tai kitas dalykas, išmoka į neįgalumo, tai yra 14 eurų per mėnesį, jeigu, tarkim, netenki galūnių, tai kas čia per išmokos, ukrainietiškos lyginant. Tai jeigu, tarkim, kažkoks lietuvis, su tais pačiais lietuviais, kurie yra draugai, su tais pačiais lietuviais diskutuodamas ir šnekėdamas, aš susiduriu su tuo, kad jie sako, gerai, o tai kai mes grįšime į Lietuvą, tai kaip čia mums čia darbo stažas užsiskaitys, kažkas užsiskaitys, niekas jiems neužsiskaitys. Jie važiuoja tam, kad gautų tuos savo 600-800 eurų per mėnesį, tam, kad jie iš principo apgintų čia mūsų tą laikytų buferį, kuriame yra įstrigę tiek ukrainiečiai, tiek rusai. Ir tos pačios socialinės garantijos, kurias dabar tu paminėjai, tai jos galėtų tikrai būti didesnės ir galėtų gauti būtent tie žmonės, kurie savanoriškai pasiryžta kariauti. Mes nekalbame apie profesionalius karius, mes nekalbame apie dukras ir sūnus siūsime į karą, bet mes kalbame apie tos žmonės, kurie galėtų gauti socialinės garantijas, jeigu kažkokia nelaimė įvyktų, arba galų gale jie gautų socialinės garantijas ir kažkokias išmokas iš biudžetų iš tų šalių, iš kurių išvažiavo. Tai Ukrainai, ką tu patartum daryti dabar? Kaip matai sprendimo, kokius būdus? Nenoriu būti sofos ekspertų, nenoriu pasakoti, ką patarčiau, bet manau, kad ir toliau reikia spausti iš visų pusių, įmanomų pusių, Europos partnerius, kad jie labiau atsibūstų. Biškai atsibudo, aš žiūrėjau, Danija skiria 900 milijonų, ta pati Švedija dabar paketą davė už beveik 2 milijardus eurų. Tai kažkiek aš pastebiu tą biškį atsibudimą, bet nebėra jau kur trauktis. Jeigu amerikiečiai ten sumažina arba iš vis neduoda, tai turi Europą atsibūsti ir tokios šalis, kaip, kurios yra salos, kurios atrodo rusai ten galėtų tą pačią Švediją, ten Suomiją atakuoti, tai jos susigrimba. Man tai žiauriausias yra dalykas, kai pradeda šnekėti, tai ukrainiečiai viską išvoks, ukrainiečiai viską padėlios, tai žiūrėkit, ne tik pinigais reikia remti ir daiktais, ir ten galų galėt tie patys Suomiai, kurie užsiginklavė iki begalybės, nes prie Rusijos gyvena. Tai ir didelė teritorijos Suomijos yra užimta Rusijos, okupuota. Tai turėkit omeny, kad galbūt, o vienareikšmiškai reiktų daugiau duoti daiktais, negu kad pinigais, kad mažiau gal tų kalbų būtų ar dar kas nors, nes kad kaip tas naratyvas, kad ukrainiečiai viską išvoks. Tai dar tas naratyvas labai sudėtingai suvokiamas, kai pradeda šnekėti, o tai tie ginklai iš Ukrainos atsidūrė Meksikoje. Aš neįsivaizduoju, apie ką mes čia šnekam apskritai, bet tai yra labai sudėtinga suvokti, kad aš galiu pasakyti taip, kaip žmogus, kuris 160 kelias misijas yra suorganizavęs, padėliojęs ir mecenavęs jas, taip pat žmogus, kuris važiuos neužilgo 80 kartą, galiu pasakyti, kad kai tu bandai išvažiuoti ir atvežti tokią dėžutę ar turinį, kas joje yra, nes ukrainiečiai patys tau gildizės visokios nori tau dovanoti, dar kažką ir tos pačius džiavelinus iššautus, aišku. Tai turėkite omeny, kad per sieną pravežti paprastai yra realiai neįmanoma, nes yra siena saugoma iš dviejų pusių. Tai yra ir to šalies, kur įvažiuojama, ir tos šalies, kur išvažiuojama. Tai jeigu kalbam, čia korupcija, kurią susitvarkysim, susivaldysim su ukrainiečiais, tai ukrainiečiai praleis. Tėvų nepraleis, bet jau nepraleis po to jau koks Lenkas. Tai patikėkit manim, aš jau tą per tokį laikotarpį, per 4 metus esančio karo, aš jau tą puikiai pamačiau ir man tie naratyvai ir to šnekos, kaip atsiduria tie patys ginklai Meksikoje ir dar kur nors, kuriuos veža patys amerikiečiai, yra ganėtinai sunkiai suvokiami. Tai mažiau tos propagandos iš tų svetimų šalių, o daugiau pozityvumo iš savo smegenų. Kritinio mąstymo. Ir ką, Karoliu, gal, manau, tokius pagrindinius aptariam? Pagrindinius klausimėlius, jo. Ukrainoje vis tiek karas vyksta, ten per daug pokyčių nėra. Tokie atsiranda žiaurūs išpaliai, bet čia žiauri tragedija ir tik, sakau, apima toks jausmas bejėgiškumo, kad nieko negali padaryti, bet ukrainiečiai vis tiek kovoja, laikosi už mus, už save, tikrai ten kol kas
nėra tokios kažkokių indikacijų, kad Ukrainos ten frontas galėtų sugriūti artimiausių metų, ar Ukraina prarastų savo didelę dalį teritorijos. Kapituliacija būtų. Jo, tai gaila tikrai, tai tu iš vis matai ten iš arti tos įvykius visus, karių nuotaikas, tai bet ką mes galim lemti, palaikyti. Ir pozityvumą įsipūsti. Ir kritinio mąstymo. Jo, tai va. Na, Karoli, aptariam aktualijas ir dabar gal šokim prie klausimų. Atrinkau nedaug, kad žmonėm nepralūktų, jau virš valandos sėdim. Tai 7 klausimus iš tų temų, kurių daugiausiai žmonės klausia, tai nieko nelaukiam, pradėkim. Kiek realus scenarius Lietuvoje prievartavimas moteris, vaikai įsiveržimai į namus ir panašiai. Tai... Galiu pasakyti tokį sakinį, kuris atrodys labai baisiai, galiu pasakyti tokį sakinį, kuris atrodys visiškai nebaisiai. Tai gal pradėsiu nuo to sakinio, kuris atrodo labai baisiai. Reikia omeny, kad labai Ukrainoje prieš Ukrainą kariauja, grubiai tariant, apie 500 000 karių iš Rusijos pusės. Nekalbu apie logistinę grandį ar dar ką nors, ten tiesiog maždaug plius minus apie tokį kiekį žmonių. Tai jeigu tie žmonės, kaip tebūnie baigėsi karas, tai jie dabar kelias metus kariavę, jie kažkur keliaus ilsėtis į Miami kokį skris ar dar kur nors, ar į Turkiją 5 žvaigždučių viešbutį pailsėti, nes uždirbo kalną pinigų. Tikrai ne. Jie kažkur eis arba toliau, liaudiškai sakant, marozinti ir siaubti Rusiją, arba kažkur toliau judės, arba dėdulė Putinas, ar kas bus po jo, nežinia, kiek čia karas tęsis, kažkas sugalvos jam kažkokią misiją. Tai čia yra ta versija, kuri yra labai baisiai skambanti, kuri yra įbauginanti. O kita yra dalis ta, kad turėkite omeny, kad geriausias, 1000 kartų klausyta tą istoriją, kad geriausias dalykas ruoštis karui ir tada karas atgrasomas. Ir jeigu mes parodysime, kad mes nebijome tų 500 maroziukų, kurie siaubia Ukraino žemę, jeigu mes parodysime, kad mes statome, projektuojame, judame į priekį, kuriam naujas technologijas, kurios galėtų atgrasyti mūsų priešą, tai tikrai tie priešai neteis į Lietuvą, tikrai jie neteis į mūsų gretimas valstybės ir tikrai jie neis čia, nes jie supras, kad jiems čia tikrai nėra ką veikti. Ir jie suvokdami tai, kad jie tikrai nesistatė ir suvokdami dar vieną dalyką, kad Ukrainoje dažniausiai patenka tai, kas būna iš europiečių ar kitų sąjungininkų sandėlių. Ir tai nėra pati naujausia ir pati moderniausia technika, o pati naujausia ir moderniausia technika yra pačios Europos sandėliuose. Tai turėkime meni, kad jie tikrai turėtų susivokti, kad jie jau turėdami galimybę ateiti čia, jie turėtų atsaką. Jeigu veiks 5 straipsnis NATO, kad visi už vieną ir vienas už visus, tai turėtų susivokti, kad čia yra didesnė pelkė, negu kad amerikiečiai važiavo į Pabradės pusę. Mačiau, rusų propagandistai skelbia, kad pažiūrėkit, Lietuvoje viena didelė pelkė, čia skęsta kariai, šitoj pelkėje, čia nieko nėra, tik pelkynas, tai sakau, tai gerai, tai turėtų nepult, žinai, jeigu taip skelbia savo visuomeniai, kad mes čia pelkė vieno didelio, tai ir jeigu kažkada galvotų pulti, kaip paaiškintų, tai kodėl mes puolam pelkę, kur visi skęsta, kur nieko nėra. O pelkės yra nuo seno, yra puikus atgrasimo šaltinis, ne tik ginklai, nes mūsų tokia padėtis yra istoriškai susiklošiusi, kad mūsų teritorijos yra daugiau negu 5% užima pelkės. Tai turėkite omeny, kad tos pelkės, raistai, aukštapelkės, žempelkės ir taip toliau, jos yra puikia apsauga nuo to, kas galėtų atkeliauti čia su vikšrinė technika. Okay, o mano atsakymas šitą klausimą gal būtų trumpas. Neatsakymas, aš spėjimą tokį paduočiau. Aš manau, kad nors visi piešia tą tolimesnį karą iš karto po karo Ukrainoje baigties, visų pirma, aš nematau Ukraino karo baigties. Pasakysiu, neįsivaizduoju dabar, kaip jis gali pasibaigti, niekaip neturiu net jokios hipotezės, manau, kad jis tęsis ilgai, bet jei pasibaigtų, aš manau, kad kol kas būtų ramu ir ne 5, ne 3 metus, manau, būtų ramu 10-20, o po to jau sunku prognozuoti, bet čia būtų mano spėjimas, aš pakankamai nemažai atspėju dažnai. Manau, mes esam dabar labai bauginti ir tos Rusijos labai bijom ir jų specialiosios tos psichologinės operacijos prieš tai nukreiptos, bet jei kažkokiu būdu, ar paliaubomis, ar
kitomis priemonėmis karas baigtus, aš manau, kad kol kas Europoje ir pasaulyje būtų ramybė, gal vėl koks virusas sukaustytų mūsų dėmesį, bet aš taip spėčiau, kad tai būtų. Bet čia viskas susideda, jeigu šalis visos bus apsiginklausios, pasiruošusios, jeigu žmonės bus pasiruošę. Tokiu atveju manau, kad po karo Ukrainoje turėtų būti ramu ir niekas nebandytų kitų šalių solidarumo karinė prasme, nes tikrai Rusija reiks atsistatyti. Be abejo. Taip, keliaujam prie kito klausimo. Jeigu ateitų diena X, ar ieškoti slėptuvės, ar bandyti iš Vilniaus pravažiuoti Suvalkų koridoriumi į Lenkiją? Pirmas dalykas, jeigu ateitų diena X, nedaug die, tai reiktų apsiraminti, nusiraminti, atsipalaiduoti, nors neįmanoma atsipalaiduoti, bet tas geriausias dalykas yra. Ir prisiminti tai, kas buvo kalbama per visus informacijos šaltinius, kurių mes netkreipdavom dėmesio. Tai yra radijas, tai yra televizija, tai yra informacijos šaltiniai, kurie mums pasako, ką reikia daryti. Nes jeigu vienas pradės pro Suvalkus važinėti, kitas pradės plaukti su vandens motociklu per Baltijos jūrą, kitas dar kažkur keliaus, tai tiesiog. Jeigu taip įvyktų kažkokias puolimas, iš karto įsikimštų viskas, tai jūs niekur nepajudėtumėt. Ir jeigu vyktų puolimas, tai aš manau, Suvalkų koridorius būtų pirma vieta, kur pravažiavimas bet koks tiesiog būtų sunaikintas. Ir laivais, jeigu tiesiai šviesiai sakant, iš Lietuvos, jeigu jau prasidėtų puolimas, jūs jau niekur nebepabėgtumėte. Nei lėktuvas kyla, nei laivas plaukia, nei mašina išvažinėja. Ir čia tiesiog yra sudėtingiau. Bet turėkite omeny, kad mes turime tam tikrų vietų, kuriuose yra galimybė pasislėpti, kurias galime rasti kur. Čia bus klausimas. Bus klausimas. Prijungsim šitą. Pasiliekam. Bet turėkite omeny, kad tiesiog sekite nurodymus, nes tikrai čia niekas nepaliks jūsų čia likimo valiai. Tas pats įvyko Ukrainoje. Tikrai buvo daug informacijos, ką reikėtų daryti, kaip reiktų daryti. Ne tik tai buvo, kad ir nežinia. Tikrai ne. Ir klausimas, ar ieškoti slėptuvės, tai kiekvienas pilietis privalo žinoti, kur artimiausia šalia jo yra slėptuvė. O jeigu nežinot, reikia nueiti kur? 72. Palauk, LT72. Pabandykit dviejų variantų. Ar LT72, ar 72. Visos viešos slėptuvės ir kiti taškai, svarbus taškai, jie tikrai yra internete, tai pasidomėkit labiau negu kitais dalykais. Aš tai pasidaręs tiesiog QR kodus, kur yra slėptuvės, kur yra kolektyviniai statiniai, kur yra priedangos ir namuose visada turiu. Laminuotą galima įsidėti piniginiai visada turėti, tu prisidedi, nusiskanuoji, įrodo artimiausiai per Google Maps'ą tavęs esančią vietą, kur tau pasislėpti arba keliauti kilus bet kokiai grėsmei. Tai... Įdomus interjeras pas tave namie. Tai kiekvienas turi būti tiesiog pilietiški, pasirūpinti, žinoti, ką reiktų daryti ir iš tikrųjų paskutiniu metu labai daug gaunu klausimų. Žiūrėk, Rokai, kodėl tu sakai, kad reikia mums išgyvenimo rinkinio? Arba vėl rašo man, Rokai, kodėl čia Europos šalis pradėjo savo žmonėm irgi skelbti, kad reikia turėti išgyvenimo rinkinį? Tai elementaru, nes suprato, kad žmonės tam niekada nesirašė. Turbūt būdavo ten kažkur knygutėje valstybės rekomendacijos, kad ten reikia kiekvienam turėti rinkinį, kas yra normalu. Net ne karo jokių metų, bet kokia stichinė nelaimė, ten oro užterštumas dėl gaisro, dėl ten kokia avarija atominiai, elektriniai. Tau reikia turėti dalykus, kuriuos tau valstybė rekomenduoja. Prasidėjo karas Ukrainoje, ukrainiečiai neturėjo tokių dalykų namuose. Ir dabar visi turi laiko tam pasiruošti ir pamato savo klaidas, ko nebuvo padarę, kad žmonės normalu, kad savo kiekvieni šalyse turėtų tos rinkinius. Toks dalykas yra taip pat svarbu žinoti, kai draugas pakviečia į maudynės spa centre, žinai, kur tavo maudymukai, tai reikia žinoti, kur ir tavo visas rinkinys ir visas tavo X dienai paruoštas paketas. Jo, ir aš dar savo socialiniuose tinkluose pasidalinau ten, žinai, kad aš ir pats per savo dabar Contribui padariau šopą, siūlau paslaugą, pats galiu surinkti siuntinį žmonėm jį atsiųsti, bet pavyzdžiui, ten man parašė keli žmonės, sako, mūsų šeima daugiavaikė negali savo leisti rinkinio. Tai sakau, tai elementariai, jūs turėkit batareiko. Kiek čia tų reikia baterijos, ne batareiko. Nebūtina pirkti topinio brendo, pasinusipirkti. Jo, paprasta radyję turėti, jeigu visada būtų pradingęs ryšys, elektros nebūtų su tom baterijomis, turėsit radyję ir žibintuvėlių, kur tos pačios baterijos irgi veiktų. Bent šitos elementoriai turėkit ir vis tiek, kad ir daugiavaikė šeimos namie valgo, tai nusipirkit konservų. Vandens, konservų,
radiją ir žibintuvėlį ir manau, ten kokioje, jeigu reiks tau 3 valandas namie, žinai, neišėjai dėl kokio oro užterštumo ar grėsmės kokios, tikrai išgyvensi su vandeniu, su maistu, žibintuvėliu ir radiją. Taip, važiuojam toliau. Taip. Čia jau Karoliui labiau klausimas, Irakas, Afganistanas, ar teko pajausti pavojų, ar nesijautėte nesaugiai, čia paskutiniu metu buvai? Kadangi kai buvau į Iraką buvau išvykęs, kadangi mano tas saugumo, nesaugumo pavojos ir saugumo jausmas apskritai yra jau kažkaip pakitęs, tai nei Afganistane nesijaučiau nesaugus, nei Irakė. Man tiesiog tos šalis yra įdomus pasižiūrėti, nes tai yra visiškai kitoks kultūrinis taškas. Galų gale tam pačiam Afganistane, tai dėja, bet Lietuvaitė viena gavo, ją buvo pataikiusi kulką, o kulką pataikė, žinot, nuo ko? Ne nuo talibaniečio, kuris atrodo visiems didžiausias velnias, bet nuo to, kas nori Talibaną dabar išstumti, tai yra nuo ISIS kovotojo. Tai va, tai toksai dalykas. Irake taip, labai daug ISIS kovotojus yra išstūmusi armija labai smarkiai ir labai daug armijos ir labai daug kontrolės punktų, labai daug blokpostų, netgi kartais atrodo daugiau negu kad Ukrainoje pačioj ir kareivių yra tikrai labai daug. Aišku, tam, kad nekiltų tam tikri pavojai ir kas įdomiausia, Irako armijos labai daug žmonių, kurie gina, stebi sieną, jie yra savanoriai. Čia toks irgi įdomus dalykas, ne tai, kad jiem duoda pinigėlį, jiem duoda amuniciją, jiem duoda aprangą, jiem duoda maistą, bet jie yra savanoriai, kurie turi tam tikrą laikotarpį išbūti ir žiūrėti tą ruožą, kuris yra daugiau prie tų teritorijų, kuriuose buvo įsikūrusi ISIS zona, ISIS užkariautos vietos, tai tos vietos yra labiau saugomos. O šiaip tai apskritai nebėgiokit, kaip aš buvau bėgiojęs Kabulė, tai Afganistano sostiniai su šortais trumpais po centrą, nedarykit tam tikrų keistų dalykų, kurie atrodo vietiniam tikrai nesuprantami. Tai atkeliaujant po to šalis yra tam tikros taisyklės ir tam tikri jų papročiai, ties kuriais reikėtų ir apsistoti, ir gerbti tą valstybę, ir gerbti tą kultūrą. Tai dar kartelį atliepiant į tą klausimą, ar nebuvo baisu, tai man asmeniškai tikrai nebuvo, nes baisumą ir visą tai, ką mes esame matę per televizorių, aš tūkstančius kartų daugiau mačiau nuoširdų bendravimą, geraširdiškumą, žmonių norą su tam bičiuliuotis ir netgi didesnį susidomėjimą tavimi, negu kad tu susidomėjęsis jais. Jau nekalbu apie daugybę dalykų, ką galėčiau papasakoti apie Iraką ir tą patį Afganistaną, kurį žmogus užklausė. Tai kadangi laiko nėra daug, tai noriu pasakyti, kad viskas yra gerai. O gyvenam tikrai nuostabioje šalyje. Nors Afganistanas yra top 3 pagal nelaimingumą šalių, kur ten būna tos apklausos, o lietuviai 20-tukė juda į lyderiaujančių šalių sąrašą, kurie laimingai gyvena savo šalyje. Tu Instagramo highlightus dedi storius? Dėja nededu, bet pasistengsiu įdėti. Ten tų kelionių, manau, yra labai daug ir labai daug įvairių. Jo, nes aš įsivaizduoju, tu čia galėtum pasakoti 3 valandas apie tas keliones. Tai gal paprašysiu žmonių, jeigu turit kažkokį konkretų klausimą, kuris būtent ten, gal jums įdomu, kaip į moterį žiūri, gal ten įdomu. Tai norėsit, kitoj visi, gal ir 3 darysim epizodą. Neblogai, manau, čia suvaibinam. Tai paklauskit kitų kartų, jeigu norėsit kažkokio konkretesnio klausimo. Čia buvo klausimas, ar tau nebaisu, tai nebaisu. Taip, sveiki, kokia jūsų nuomonė dėl rudenį planuojamų rusų karinių mokymų, Zapat pratybų, ar nebus kaip su Ukraina? Tai šitą klausimą aš iš karto labai suintensyvėjo po vieno iš vokiečių žurnalo apžvalgininko Bild nuomonės, kad čia Lietuva būtinai puls per Zapat pratybas, kurios vyksta netoli mūsų sienos Baltarusijoje, kai Rusija ruošiasi sąveikauti su Baltarusija. Zapat reiškia vakarai prieš vakarus, kaip reikia kautis. Nepamirškim, kad ir NATO šalyse vyksta pratybos, kaip prieš Rusiją reikėtų kautis.
Tai žiūrėkit, aš kaip skaičiuoju, ką reiškia vokiečių apžvalgininkas. Tai Lietuvoje, pasakytum kokį 30 apžvalgininkų, kurie per televizijas eina karts nuo karto vieni, tai kiti, aš išvardinčiau apie 30 apžvalgininkų. Tai turim 3 milijonus gyventojų, 30 apžvalgininkų. Europoje yra 500 milijonų gyventojų. Tai įsivaizduok, turėtume turėti apie 5000 apžvalgininkų. Dabar tu pasigauni vieną iš 5000 apžvalgininkų, kuris pasakė, kad va čia žiūrėkit, dar toks argumentacija. Ukrainagi taip užpuolė po pratybų. Tai dabar reiškia ir Lietuvą. Visų pirma, net nemanau, kad 2 kartus lygiai tokia pačia taktika pultų, nes kaip puolį turi kažko bandyti nustebinti jo ir jau kiti bus pasimokę, ką tu darysi. Tai iš tų 5000 vieną atrandi, kur žinai vėl, kad tu sulauksi klikų, nes jo nuomonė tokia kontroversiška, Lietuva gąsdinanti, tai tu pradėsi postinti to nuomonę, kad tų kitų 4000 ten nuomonė, kad kol vyksta karas Ukrainoje, čia jokių galimybių nėra, tiek mūsų karininkai skaičiau, tiek Aurimo Navio, tiek Locked and Loaded, kurie apie šitą interviu irgi pasirašė savo nuomonės, kad jūs pamirškit, ten per tas pratybas 14 000 bėgiojančių maksimum Baltarusijos kareivukų, žinai, po savo ten dar prastesnės pelkės už Lietuvos. Ir kad jie čia keltų grėsmę NATO valstybei su visais sąjungininkais, kai Rusijoje įklimpus Ukrainoje kariauja, tai čia visiškas yra gąsdinimas iš oro. Ir tiek mūsų valstybė tarnybos jos paskelbė, kad yra planai pasiruošimo, kad stebi, kad NATO taip pat bendradarbiaujama su NATO, kad atgrasyti, kad yra žvalgybos stebėsena rimta vykdoma, tai pasitikėkit tarnybom. Ir čia vėl dėl kiekvieno straipsnio nepanikuokit, reikia visada ruoštis, kaip sakau, grėsmės yra, bet kad čia panikuot rudenį ir praėjusį pavasarį sakė, kad ten praėjusį rudenį, kad čia vėl puls Lietuvą ir čia pamatysi dar ir kitą pavasarį bus straipsnis, kad rudenį puls Lietuvą. Visų pirma, ir polimai šiaip rudenį, nežinau, aš nepulčiau rudenį, kai mūsų pelkės ir mūsų miškai yra dar šlapesni ir tos technikos, jeigu puoli, tau reiktų važiuoti tankais, kitom transporto priemonėm, rudenį, kai yra šlapia. Kas čia per polimą tada diena. Ukrainoje polimas buvo vasario mėnesį, kai viskas buvo užšalę, tiek kiti Rusijos, tiek tą patį Krymą, kai rusai bandė užiminėti, irgi buvo, jei neklystų žiemos metu, ten ar vasaris kažkas buvo. Tai kad dabar rudenį puls Lietuvą, vėl nenoriu čia kažkoks ten taikos balandis būti, bet kitaip sakant, nematau indikacijų jokių. Mažiau panikuokit, ir jeigu tradiciškai tenais bus tie straipsniai, kad druskininkuose kažkur girdisi, kad kažkas šaudo iš Baltarusijos pusės, tai mažiau panikuokit, nes tai vyksta dažnai ir tiesiog. Nepasitikėt mumis, tai šitos tą patį rašė apie grinai rudenio polimą tiek Aurimas Navys, tiek Locked and Loaded. Tai va, ne iš vienų girdėjau pasakymą, jog prasidėti gali karas tik pasibaigus karui Ukrainoje, bet tikrai ne dabar. Ar taip tiesa? Tai trumpas. Man atrodo, jau prieš tai mes į šitą klausimą buvome. Tai taip tiesa, nes nėra galimybė dviem frontais kautis tokiai valstybei kaip Rusija prieš NATO ir prieš Ukrainą vienu metu iš visų skirtingų kampų. Ką siūlote daryti mamoms su mažais vaikais, jeigu neturi kur slėptis, gyvename kotedže? Tai visų pirma reikia pasižiūrėti, kur artimiausia yra slėptuvė, kurioje galima būtų pasislėpti. Reikia pasižiūrėti, įsivertinti atstumą nuo namų iki tenais, pagalvoti, kokiu ekstra maršrutu tu važiuotum, jeigu atsitiktų nelaimė. Ir reikia turėti omeny, kad jeigu pagrindinės gatvės bus labai užkimštos, o jos, jeigu tebūnie būtų ta diena X, jos tikrai bus užkimštos, tai reikia galvoti, kokiu keliu, ekstra keliu tu galėtum važiuoti, kad greičiau pasiektum tą slėptuvę. Tai reikia, kitaip sakant, nebijoti, o rinkti informaciją, kur galima ir kaip galima būtų veikti atsitikus nelaimei. Daug žmonių neturi rusių, bet tam ir yra valstybės planai, kurie mums yra skelbiami. Turim kiekvieną žinot, kur artimiausia priedanga ir slėptuvė šalia jūsų. Ką manote apie nelaimę Pabradėje? Čia tikrai pakalbėjom. Koks šiuo metu jūsų požiūris į Ameriką? Kaip dabar laikai Ameriką? Priešų draugų? Priešų tikrai nelaikau. Nemažai draugų tenais turiu. O laikyti vienai per kitaip, kai yra daugiametė patirtis ir gilios tradicijos mūsų bendravime yra tarptautinių. Ir dabar čia po vieną dieną muitai tokie, kitą dieną tokie,
kai tiek chaoso yra, manau, mano asmeniškai nuomonė apie amerikiečius tikrai nepakito. Manau, kad nereikia sėti panikos, apie kurią mes kalbėjom prieš tai mūsų pradžioje. Kažkas nori, kad mes jais nepasitikėtume, laikytume priešų. Normalu, kad priešų geriau išskaidyti, išdalinti visus, o mažiau baimių. Priešais tikrai aš irgi nelaikau. Ta Trumpo retorika, aišku, administracija pakankamai tokia prieška, bet pati Amerika visada buvo draugas. Pats, ką tik grįžau iš New Yorko, tai ne vienoj vietoj, kur pasikalbėdavau ten ar su kavinės kažkokiais darbuotojais, parduotuviai, tai girdėjom žodį embarrassing, kad jiem yra gėda dėl Trumpo sprendimų, kad jie tikrai palaiko Ukrainą, kad jie nemėgsta Rusijos, nekenčia Rusijos ir kad visas šitas fonas, tas burbulas, kad neatspindi daugumos amerikiečių nuomonių. Aišku, buvau New York'e, kitoje Amerikos gal valstybėje būtų dar kitaip, bet tai, ką pamačiau, mane pozityviai nuteikė ir daugiau padeda supras, kad tai tik grinai šitos administracijos tokios užgaidos, kuris, kaip matom, iš akcijų tų visų kainų, kad gali greit griūt visi šitos administracijos planai, nes jie kitaip savo šalį sugriaus. 5000 Vokietijos, čia yra klausimas iš laidos vienos TV3 interviu, kur kovojęs Ukrainoje lietuvis pasakė, kad 100 000 apmokytų lietuvių, kad 5000 Vokietijos karių Lietuvoje yra blogai investuoti kelis milijardus į infrastruktūrą, karinį miestelį ir ten visokias patogumus jų šeimoms, geriau 100 000 apmokyti lietuvių mokymus jiems pravesti, kad mokėtų apsiginti. Tai ačiū tam vienam iš 5000 komentatorių, ekspertų ir nuomonės formuotojų, kurie tai padarė, nes vienas iš tų apžvalgininkų pasakė savo nuomonę, įdomu kaip mąsto beveik 5000 likusių. Bet grįžtant prie šito klausimo, tai turėkime omeny, kad visada profesionalus karys yra profesionalus karys ir tas yra ir pats turbūt iš savo pusės esi nekartą patyręs, kad profesionalas yra profesionalas, o mėgėjas, kurių būtų apie 100 000 surinktų iš visų kampų, kurie galbūt būtų pamiršę ir kurie ne kiekvieną dieną atlieka partybinius veiksmus, tai jie tikrai būtų ne tas smogiamoji jėga, kai yra 5000 nuolatinių žmonių, kurie veikia veiksmus. Čia tas pats, kas sporto varžybos. Visi mes galim nubėgti ir 500 metrų, galim nubėgti ir 10 km, ir 5 km. Tikrai galim, labai daug mūsų žmonių tai gali padaryti. Bet jeigu tai bėgtų profesionalūs bėgikai, jie nubėgtų greičiau, patikimiau ir tiesiog jie padarytų savo darbą, kurį jie moka daryti. Tai analogiškai dabar čia yra su kariais. Ir iš kur mes paimsim tos 100 000, aš dabar kiek matau Lietuvoje šauktiniai bando ieškoti priežasčių tik netarnauti. Tikrai kalbėjau ir su savo kariais draugais, kad ateina labai paliegę tie šauktiniai, tie jauni žmonės, juos aišku jie viską daro, kad paverstų, bet jeigu mes kalbam 100 000 karių, tai čia nebus, kad juos visus uždarysi metam. Jie tikriausiai tie, kurie yra motyvuoti, jau yra kaip nors susirašę į Šaulių sąjungą, į savanorius, dirba kariuomenėje. Bet akivaizdu, kad tuos 100 000 naujus tu turėsi rinkti ne visai motyvuotus. Aš dalyvauju rezervo pratybose, aš žinau, kas yra nemotyvuoti kariai, jie ateina į tas pačias rezervo pratybas, nes jie gauna pinigus, kurie dengia jų atlyginimą, kai jie darbe nebūna, darbe jam laiko vietą, jie privalo eiti, nes kitaip gaus baudą, jie ten atšaudo, atbūna, bet mes vis tiek, aš girdžiu, ką ten kalba mūsų tose kambarėliuose, kad jei būtų karas, ten aš čia iš rezervistų, čia prokariai, tai jie žino, ką daro, visi patriotai užsivedė, bet tarp tų rezervistų yra tokių, kur sako, aišku, jie nesupranta, kad jie niekur nebėgtų, nepabėgtų, bet važiuočiau iškart į Ispaniją, čia tik kažkas. Tai ar surinksi tokių 100 000 nebūtinai motyvuotų, to labiau tarp tokių gali įsimaišyti ir mūsų priešų kažkokių, ar paimsi 5000 JAV karių su savo artilerija, ginkluotė, kurie atvyks čia su savo šeimom ir man šitas svarbiau ne tiek, kiek fizinis, tai aišku, 100 000 daugiau žmonių ten, kaip rusai siunčia belekatinį karą, bet tas moralinis, kad čia bus 5000 Vokietijos karių, vienos galingesnių NATO ir stipriausios ten Europos ekonomikos šalių, kurie turi savo ginkluotę, turi savo ginklų artilerijos šaudmenų gamyklas ir jiegi nepaliks 5000 savo karių su savo šeimomis čia kilus kažkokiam konfliktui.
Jeigu būtų tik lietuviai čia, tai galėtų sakyti, čia gal jų ten vėl žaliai kokie žmogeliukai, čia jų gal vidinės problemos, čia NATO gal nesikištų, bet 5000 vokiečiai kišasi, vokiečiai paspaudžia kitus sąjungininkus, prancūzus ten Didžiąją Britaniją, visi su Vokietija iš vien nori eiti, žinai. Tai manau, čia toks moralinis atgrasimo 5000 JAV karių, tuos kelis milijardus investuočiau geriau negu ieškoti tarp tų, kas iki šiol dar nepadarė nieko, kad prisidėtų prie Lietuvos gynybos, dar surasti 100 000 ir papildomai apmokyti. Tai aš balsuoju priešingai negu ten, tas apžvalgininkas, jis kariavęs Ukrainai, tikrai pagarba, patriotas, bet kokiu atveju, suprantu, jis protingas vyras, bet būtent su šitą nuomonę, kadangi buvo klausimas, ką apie tai manot, aš su jo nuomonė nesutinku, priešingai manau. Einam toliau. Judam. 2 klausimėliai paskutiniai. Sveiki, ar būtų iš anksto pranešama visuomenėje apie artėjantį pavojų, prieš kiek laiko tai? Tai, matėm, kaip ir prieš Ukrainą žvalgyba dirbo savo darbą, aiškino dalykus, kas girdėjo, kas negirdėjo. Tai manau, kad čia vienareikšmiškai tokių dalykų kaip 10 000, 100 000 bando žmonių su visa artilerija ar visais kitais reikalais judėjimo tikrai neįmanoma nuslėpti. Jo, tai jau kai atsitiktų tai, kad yra pavojus, tai ir sakytų, jeigu ne Lietuvo žvalgyba, kai buvo Ukrainoje, tai JAV žvalgyba, kitos žvalgybos skelbia, kad ten jau jos pamenu skelbia, kad jau toks, kai kiekis surinktas, tai jau čia nepagazinimų, jau per brangu jam buvo viską atgabenti logistiškai, kad nepulti. Tai kas tada norėjo, Ukrainai irgi išvažiavo. Tuo metu atrodė per brangu, dabar atrodo nėra taip brangiai, tuo metu priešti juos būtų. Tai va. Sveiki, ar būtų iš anksto evakuojami žmonės prieš įsiveržiant priešui, tai labai panašus klausimas. Prieš įsiveržiant priešui, tai ne, jeigu tavęs dar nepuol ir tu visus žmonės evakuosi prieš puolant, tai kas čia liks toj šaly, čia nieko nebebus su kuo kariauti. O jeigu pultų ir būtų užpulta šalis ir iš miesto keliautų į kitą miestą, tai tikrai turėkite omeny, kad karo metu tikrai yra paliekami tie koridoriai, kurių dėka galima išvažiuoti iš miesto. Tai Ukrainoje irgi yra tai padaryta, buvo tikrai daug padaryta tų koridorių. Kai kurie buvo apšaudomi? Jo, kai kurie, aišku, faktas, kad jie apšaudomi tie miestai, bet tie žalieji koridoriukai, kuriais galima buvo išvažiuoti iš miestų, tai tikrai jų buvo daug. Ir daugybė yra tų miestų, kurie yra sunaikinti, tai tikrai turėjo žmonės galimybę išvažiuoti, tie koridoriai nelabai buvo apšaudomi. Tai tas pats Bachmutas, tas pats, daugybė miestų, kurie yra. Bet iš esmės šitie dalykai, kiekvieno žmogus turbūt turi savo žinoti evakuacinį kažkokį kelią, jeigu tu nesi ten kas karys ar kažkas, jeigu ten jūs esat senolius, norit išvežti vaikus. Tiesiog turėkit planą. Jo, visada reikia turėti planą, išgyvenimo kuprinę, savo dokumentus sudėtus. O ne planuoti paskutinę akimirką. Jo, ir kad būtumėt pasiruošę viskam, bet tokiu atveju, kai būsit pasiruošę, ramiai miegosit ir kaip su tuo lietsargiu į lauką, kai pasiemi, nebūna lietaus, taip ir kai būsit pasiruošę, nebus tų grėsmių, bet tikrai, patriotiškas dalykas kažką daryti vardan savo saugumo, vardan Lietuvos saugumo. Tai to šiandien palinkėsiu visiems. Tai mažiau žiūrėkit propagandinių kanalų, daugiau žiūrėkit tai, ką mąsto jūsų logika, o ne visokie šaukliai, visokie mesijai, kurie planuoja jūs išgelbėti. Tai tų mesijų būna kiekvieną dieną, turėkit omeny, tų visokių minčių skleidėjų ir negatyvumo puoselėtojų. Tai jie tikrai, turėkit omeny, iš tų negatyvo, jie gerai pelnosi ir jie gerai gyvena. Tai tiek. Vyrai norit, kad dar būtų daugiau epizodų. Kas jau žiūrėjo iš galo, tai būtinai palaikinkit šitą video, parašykit komentarą, ką galvojat savo nuomonę apie dalykus. Paklauskit, galite šitam video netgi jau klausimų, jeigu jie kažkiek bendriniai kitam epizodui. Jo. Tai pamatysim susidomėjimą, padarysim greičiau, nepamatysim, gal vėliau vėl padarysim pertrauką. O ką, mūsų laukia judesys, mano asmeniškai 80-oji kelionė, taip pat neužilgo važiuosiu į Pietų Korėją, į Seulą. Važiuosiu į Japoniją. Iš ten irgi daug naujienų parsivešiu. Tai ką, judame į priekį. Malonu. Ir ką, iki pasimatymo, draugai. Čiau.